Sveiki, šioje Lifelong Run serijoje kalbėjome su Andrium Lechovičiu. Andrius yra sporto psichologas, dirbantis ne tik su mėgėjais, bet ir su Lietuvos olimpinė ir parolimpinė komanda. Šios dienos epizode kalbėjome apie tai, kas mus skatina siekti rezultatų, kas ir kodėl mums sukelia baimę, stresą ir kas mus motyvuoja. Tikiu, kad epizodas naudingas ir vertas paklausyti ir pasižiūrėti ne tik sportuojantiem, bet ir nesportuojantiem. Tad gero epizodo ir nepamirštam like ir subscribe. Ačiū. Kaip žmogus susidomi jau, sakykime, siauresnė sritim kaip psichologija ir tada sporto psichologija, kaip prasidėjo. Tai mano situacijai, tai aš iš karto norėjau sporto psichologiją, aš nežinau dar visų šitų pakopų, kaip viskas vyksta ir aš tada ieškojau, atsimenu, dar studijų dienose buvo ir aš, man atrodo, turbūt ar paskutinė karta, ar prieš paskutinė karta, kuri dar Lietuvoje, kai egzistavo sporto psichologija, aš ją baigiau. Nes šiai dienai nėra, yra kažkiek užuomazgų, kas bando atgaivinti šitą magistro studiją, o šiaip jų nėra dabar. Geras, o kodėl? Tai nežinau, nes tada galbūt buvo esmė tame, kai aš dar baiginėjau, dar nebuvo labai aiškiai irgi išdirbta, nes galėjo studijuoti, netgi buvo tokių mano grupių, kurie nebaigė paprastų bazinių psichologijos kursų ir jie net nežinojo, kad negalėtų dirbti sporto psichologais, nes tu turi turėti bazinį bakalauro diplomą šitam. Ir buvo gal nepilnai išdirbta, dabar gal jeigu jau darytų pilniau, pasidomėję, turintis daugiau žinių ir panašiai. Ir kitas dalykas, trūksta vis tiek žmonių, kurie galėtų dėstyti šitą discipliną, nes tuo metu jau, kai aš studijavau, tai buvo ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek dirbančių šitoje srityje. Dabar jau vis daugiau ir daugiau, aš, pavyzdžiui, praktikantų turiu kiekvienais metais, kokie 2-3 ateina. Ir esminis dalykas, kad šiaip aš neturiu, kur jų priimti. Tai reiškia, aš nedirbu organizacijoje, aš dirbu dabar visiškai ant savęs ir kai jie prašo, gal gali priimti, tai aš pradedu ieškoti, kas jos galėtų priimti. Ir čia toks skanasi, kaip tas posakis, extra mile. Tai aš turiu praeiti tą, kad surasti, kas jos priims ir tada, kad aš jos galėčiau kuruoti. Bet aš manau, kad vis tiek mes turime tą daryti, nes yra žmonių, kas nedaro, bet mes turime tą daryti, nes kitu atveju mes ir neužsiugdysim ir neturėsim, nes yra taip, kad kartais tau gali reikėti dirbsi vienoje organizacijoje, tada neturėsi laiko kitiem. Man yra tai buvę, kur aš negalėjau, metus buvau palikęs olimpiečių, su kuriais dirbu ir jie buvo palikti šone ir tada buvo klausimas, gerai, kur dabar kas turi eiti. Ir tų sporto psichologų, kai nėra tiek daug, tai pasirinkimas sunkesnis. Nes jau labai sportininkas turi surasti savo, su kuo jam tinka dirbti, su kuo jam netinka dirbti. Čia kaip ir su bet kuo, su treneriu, su kineziterapeutu, yra kas tau tinka metodika, kas tau netinka. Tai mano tas kelias buvo, aš jau pats sportavau krepšinį. Ir supratau, kad yra kažkas daugiau negu tik tai fiziniai, techniniai, taktiniai dalykai, kad yra psichologija ir pradėjau domėtis. Ir tada suradau būtent tas studijas. Ir pradžiai bazinės ten, kai buvo, ne visai atrodė įdomu. Tada magistrė buvo irgi tai, bet tada pradėjau domėtis, kas yra dar. Yra tokios organizacijos, kurios renkia sporto psichologų kongresus, į ten atvažiuoja iš Europos sporto psichologų kongresus, iš ten atvažiuoja iš viso pasaulio. Netgi man yra buvę tekę workshopose dirbti su Taivano karinių pajėgų ten psichologija, ten yra pilotų psichologai ir panašiai. Tai reiškia, suvažiuoja labai daug ir būna labai daugiausiai turbūt to, ką tu gali panaudoti. Nes šiaip moksle dažnai būna labai daug teorijos, o kaip ir yra, teorija ne visą laiką pasiteisina praktikoje. Tai va ten man nuvažiuojant būna labai daug praktikos. Dėl to ir aš, kai darau pranešimus, stengiuosi, kad jie būtų kuo daugiau praktiniai ir kuo mažiau teoriniai. Tai nes aš kaip suprantu, ateinant paklausyti, ypač pas mus, mažai kiek yra sporto psichologų, kad jiem būtų ta teorinė dalis įdomu. Visiems įdomu, kaip gali praktiškai panaudoti. Ir tada bandai būtent tas pačias, netgi seniausias teorijas panaudoti praktikoje. O tada kaip galima būtų atskirti sporto psichologiją nuo kitų psichologijų? Minėjai net pilotų psichologija yra. Tai kuom sporto psichologija skiriasi
nuo kitų psichologijos šakų? Tai pas mus aš piloto turbūt net nežinau, ar yra psichologija, tai reiškia, čia buvo užsienyje, yra Taip, tokia, taip. kur specialiai, nemanau, kad net yra tokia kryptis kaip piloto, tai reiškia, po to specializuojas. Net ir pas mus yra taip, kad kai kurie sporto psichologai, kurie jau dirba šitoje srityje, yra, žinau, kad, pavyzdžiui, pabaigė klinikinę psichologiją, yra kas pabaigė pedagoginę psichologiją ir tai reiškia, jie po to pereina tik tai į sporto psichologiją. Tai tas skirtumas, kaip aš sakau, man pačiam yra tekę dirbti ne tik su sportininkais, man pačiam yra tekę dirbti su aktoriais, su baleto šokėjais, su atlikėjais ir panašiai. Tai reiškia, ta sporto psichologija kartais truputėlį labiau išsiplečia į tą tokią, nežinau kaip lietuviškai, performance, atlikimo kažkokį va tokį va prieš žmonės psichologija. Tai va tiek va galbūt daugiau ir išsiplečia. Aš, pavyzdžiui, su vaikais nedirbu. Tai reiškia, aš dirbu tik tai su paaugliais nuo 14 metų. Čia toks, o kodėl yra tas limitas amžiaus, tarkim? Todėl Nusistatai, ar tai yra jau disciplinos? Šiaip dauguma sporto psichologų, kuriuos aš pažįstu, irgi dirba nuo 14 metų, nes pats darbas su vaikais yra visiškai kitoks. Ir aš, pavyzdžiui, mėgstu labai daug, kad jie rašytų, labai daug, kad analizuotų. Ne tik sesijos metu, kad mes dirbtume, bet aš labai mėgstu, kad jie patys galėtų išėję, patys analizuoti ir ten būtų pagrindinis darbas jų, gaunant užduotis. O kuomet yra su vaikais, jie dažnai dar mato truputį paviršutiniškai. Ir kai jie mato paviršutiniškai, tai man per sunku, aš visą laiką sakau, man gaila mano laiko, man gaila jūsų laiko ir pabandykit surasti, kas galbūt galėtų dirbti pradžiai kaip iš vaikų pusės. Nes ypač kuomet jie yra labai labai jauni, tai jie dažniau tokie yra kaip konformistai, jie sutinka, o man dažnai norisi, kad jie neturi sutikti, jie viršiai turi daugiau šnekėti, jie turi kelti klausimus, jie turi domėtis. Tai dažniausiai su vaiku aš nepriemu ir perdodu, jau dabar yra kolegė, kuri dirba su vaikais, tai labai džiugu, aš jai siunčiu. Nes dažniausiai būna problema yra, kad kai nusinti pas vaikų psichologai lygiai taip pat vėl sportas ir jiem irgi tas kertasi, nes tai yra tokia, gaunasi kaip juodoji linija, kurioje situacijai nei tai pas vaikų, ne tai pas sporto, nes vaikas lyg ir ateina iš sporto pusės, problemas iš sporto, kažkiek irgi yra reikalinga galbūt aplinkos, tėvų ir dar kažko, bet darbas irgi yra visiškai kitoks, tai tas jie dažniausiai lieka užribyje, tai dabar jau atsiranda sporto psichologų, kurie būtent specializuojasi darbus su vaikais. Gerai. Nes ir priemonės skiriasi, ir metodologijos skiriasi, viskas skiriasi. Tie, kas turi vaikų, tie gali suprasti, ką reiškia šnekėti ten su 10 metų vaiku ir ką reiškia šnekėti su suaugusiu žmogum. Jo, geras. Tai čia toks kaip ir persėdingimas gaunas, kaip minėjai. Psichologija, sporto psichologija ir tada dar vaikų. Vaikų tai sporto tokia... psichologija gaunasi jau po to dar. Jo. Tai lygiai tas pats skiriasi ir aukšto meistriškumo, ar yra ten, pavyzdžiui, sportininkai, ar mėgėjai, ir dar lygiai tas pats, nes vien tik tai tavo pirminis noras yra koks, ne? Tai jeigu yra aukšto meistriškumo sportininkai, tai kaip mes visi žinom, yra labai gerai sakęs vienas daktaras, Mantas Ambraškas buvęs dirbęs su olimpinė rinktinė, tai reiškia, tai kaip ir profesionalus sportas ir ten mėgėjiškas sportas lyg ir augant to paties medžio, bet ant skirtingų šakų. Tai va čia yra panašus dalykas, kad lygiai taip pat tavo prioritetai ir tavo tikslas truputėlį skiriasi, kuomet tu esi profesionalus sportininkas ir kuomet tu esi mėgėjas. Mėgėjas dažniausiai ateina tam, kad išventiliuot save, kad save galbūt išlaisvint, galbūt dėl sveikatos, galbūt ten dar dėl kažko, bet tai yra daugiau kaip tavo hobis ir tai yra, kuris tau skirtas tikrai, kad sveikatą pagerint. Profesionaliam sportininkui sveikatos per niekur nepagerins, tai reiškia sveikatos pabloginimui, tai yra tavo darbas ir tavo tikslas truputėlį skiriasi. Ir dažnu atveju, kuomet su mėgėjais būna, jiem persipina iki to, kad jie pradeda matyti tą savo mėgėjišką sportą per daug profesionaliai ir pradžiai tai teikia malonumą ir po to staiga pradeda neteik malonumą ir jie nesupranta, kas atsitiko, kad neteikia malonumo. Tai neteikia malonumo, nes tu atėjai čia tam, kad praleis gerai laiko, po to tu pradedi daryti per daug tas toksai competitive, per daug toksai stengtis su kažkuo lyginti, su kažkuo konkuruoti ir po to prasideda visas tas, kad nebeteikia malonumo, kas teikia. Profesionalus sportininkas čia kaip iš darbo, tu negali taip paprastai paimti ir išeiti. Tai reiškia, tu turi surasti mažesnius dalykus, kurie galbūt tau teikia malonumą. Jo, šitas sritis labai įdomi, tai nežinau, ar tikslu būtų pavadinti perdegimo sporte.
šiek tiek. Ar tai yra aktualu ne tik profesionaliam sportininkui, bet ir mėgėjai? Ar tai egzistuoja ir mėgėjai? Tarkim, mano hobis yra bėgioti ir rizika perdegti yra visiškai reali. Egzistuoja, bet čia vėlgi tas perdegimui nelygus. Būna nuo priešstartinio jaudulio, ten vyksta tas perdegimas. Čia yra daugiau tai, kad tiesiog žmogus neatsiribuoja ir ištisai jam yra stresas, ištisai yra jau jaudulys. Tai su mėgėjais dažniau yra tai, kad jie nebesugeba atskirti, kuriam yra, kaip pavyzdys, darbas, o kur jam yra jo hobis. Kam reikalingas hobis? Hobis reikalingas tam, kad tu atsipalaiduotum, kad tu tam skiri savo lėšas, tu tam skiri savo laisvą laiką, kad atsipalaiduotum. Ir dažniausiai, kai mėgėjai pradeda matyti hobį jau kaip savo darbu, tai reiškia, tu atidirbi savo darbe, tada važiuoji į treniruotę, kurią tu matyt pradedi irgi kaip darbą. Tai natūralu, kad tu niekur nebepailsi. Tai vėlgi reikėtų prioritetų susidėlioti. Ką reiškia tas hobis? Tai reiškia, profesionaliam sportininkui tai yra darbas. Tai nėra hobis. Tai reiškia, jisai hobį gali turėti kiek kitokį. Tai čia dažniausiai tas perdegimas gali būti tai, kad eina vienas po kito darbas. Aš pastebėjau pats treniruojantis žmonės bėgikus, yra žmonių, kurie planą bėgimo, tarkim, savaitės, žiūri kaip akmenį iškaltą dalyką, kurio negalima keisti. Kaip ir minėjai, grinai kaip darbą. Kaip galima to išvengti požiūrio? Galbūt kažkokią, nežinau, klausimus užduoti? Visų pirma, koks yra tavo tikslas ir kam tu tą darai? Tai pirmiausia, reikėtų aišku jų paklausti. Ar jie kartais daro, net ir tam pačiam hobyje, kad nenuvilt trenerio, dar kažką. Jie galvoja, kad treneriui yra labai svarbu, kad tu čia, kaip akmenį iškalta, kad tu tą darys. Ir tada jie pamiršta ir dažniausiai nesako, bet taip yra ir su profesionalais. Laisvo laiko ir, pavyzdžiui, poilsio yra sunkiausia turbūt išmokti kiekvienam profesionalui ir kiekvienam mėgėjui, nes tai reiškia, atrodo, jeigu aš nesitreniruoju, tai aš kažko neturiu ir tada mes turim perkrūvio fazes ir tada mes turim žymiai ilgesnį atsigavimą, traumas ir panašiai. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų, ką aš visą laiką tiek profesionalam reikia sakyti, tiek galbūt mėgėjam, atkreipti dėmesį į savo kūną, jis siunčia signalus, kada tikrai reikia pailsėti ir jeigu profesionalui, kuomet treneriai sako, tai yra ta užkrovimo fazė ir tu turi per negaliu daryti ir tai yra visiškai normalu, o su mėgėjais reikėtų žiūrėti, ar tai nebus tai, kad tu tiesiog po to iškris ilgesniam laiko tarp. Bet visų pirma, sakau, reikėtų šnekėti treneriui ir sportininkams, kad, kaip ir sakau, kaip su mažu vaiku, ne dėl manęs darai, ne dėl trenerio darai, tai reiškia, tau reikia suprasti, kad padarysi, tu jautiesi geriau, bet tada reikia atkreipti dėmesį, ar po tavo tų padarimų, kaip akmenį iškalta, nesijauti blogiau po mėnesio, kad tu tiesiog save per daug užkrauni ir labai sunku yra ir treneriui, nes treneris lik ir parašė planus, jisai padaro, sako, kad viskas gerai, kad viskas išeina, labai sunku treniruotės dėlioti, nes labai reikia pasižiūrėti, ar tu atsigauni ar ne. Ir čia yra labai svarbus dalykas kartais su tais sportininkais, kad mėgėjais, kad jie suprastų, kad tai yra daroma dėl savęs ir jeigu tu per daug užsikrausi, tu turėsi per daug ilgą atsigavimo laikotarpį. Ir treneriui yra labai sunku sudėlioti, lygiai taip pat kartais nori atrodyti, jie geresni, sako, kad viską padaro. Treneriui reikia tada sudėlioti treniruotę ir jam jau atrodo, kad jisai pasiekęs yra tą lygį, perdėlio ir tada sportininkas kažkurioje vietoje lūžta. Tai va čia svarbiausia yra atvirumas. Negalėjau to padaryti ir tas negalėjau, nes man galbūt jau skaudėjo labai stipriai, nežinau koja, trūko, pradėjo oro, pradėjo svaigti galva ir tada pats treneris pasakytų, tai šitoje situacijoje tau reikėtų baigti. Ir tas turėtų būti atvirumas, kad ne tik tai kaip iškalta, iškali padarai, bet turėtų būti daugiau tai, kad kas slypi už to. Tai reiškia, yra tokia labai įdomi teorija, kurią aš visą laiką naudoju, tai Johari ar Johari, kaip jie pavadinsi, tai reiškia, kad šiaip, tai kai mes duodam nurodymus ir, pavyzdžiui, treneris, tai jisai duoda tai, kad aš žinau, kaip pavyzdys, ko tu nežinai. Tai reiškia, kaip turi galbūt daryti, kas turi būti. Ir tai reiškia, jisai mato iš šono, bet jis neturi pojūčio, tai reiškia, jis nežino, kaip tu jautiesi. Tuo tarpu sportininkas, jisai koduoja informaciją truputėlį kitaip. Jisai kaip bėga, pavyzdžiui, jisai savęs nemato, jis nepradeda savęs apsižiūrinėti ir žiūrėti, o treneris, jeigu šono mato, kas yra blogai, tai reiškia, sportininkas koduoja daugiau informaciją, tai kaip jisai jaučia, tai jis turi duoti informaciją būtent per tą pojūtį, ką aš jaučiu, tai, kad tu matai. Ir tada sportininkas turėtų būtent duoti grįžtamą ryšį per pojūtį. Tuo tarpu mūsų visa dažniausiai komunikacija vyksta
Mes abu tai, ką mes matom. Lenkoja, arba dar ties nugarą ir sportininkas tiesia, bet jis lyg ir matydamas save iš šonos nori matyti. Dėl to kartais sportininkams būna lengviau, kai veidrodžius pastato, ai, va, kas yra turėta omeny, va, kas yra turėta omeny. Tai šitoje situacijoje yra, kad, sakau, šiaip mes, kuomet tu esi sportininkas, tu koduoji informaciją per jausmą. Tai jeigu yra pasakoma taip nugara, arba jeigu yra tokios treniruotės, tai koks buvo jausmas. Nes tu nematėjai. Tu atlikai veiksmą ir visas, ką tu turėjai su savimi, tu matėjai prieš save bėgant, galbūt prieš laukus dar kažką, bet tu visą laiką kažką jautėjai. Ir kuomet bus jausmas, tuomet ir treneriui lengviau bus suprasti. Treneris taip gali padėti. Ar gali padėti aplinka, pažįstami, šeima galbūt, matydami tą patį sportininką arba šeimos narį, kuris pradėjo hobį, ar ne, sportuoti, ir ar yra signalų, kurios aplinka gali pamatyti, kad žmogus galbūt eina jau į traktavimą to hobio daugiau kaip darbą, kaip minėjai, ir ar gali padėti? Ja, čia tokios dvi klausimo dalis. Tai pirmiausia, labai lengva pamatyti, nes prieš tai veikla, į kurią žmogus ėjo su didžiuliu noru, su didžiuliu užsidegimu, ypač pačios pirmas treniruotės, kai jisai mokinosi, tai mes matom jį tokį patenkintą ir po to mes matom, kad jisai eina, bet tai yra daugiau nebe noras, bet tu matai kaip pareiga. Tai va čia yra vienas, kuris geriausiai matosi. Nuotaika nėra geresnė einant, nuotaika grįžus nėra geresnė ir panašiai. Tai rodo, kad tai jau nebėra hobis. O padėti dažniausiai gali tuo atveju, jeigu pats jūsų aplinkos žmogus yra susijęs su kažkuo to, nes čia yra labai toks dalykas, lygiai taip pat kalbėjome apie sporto psichologiją, čia lygiai taip pat, kad sporto psichologai, nes sportininkas gali eiti ir pas paprastą psichologą, bet dažnu atveju būna sunkiau tiek sportininkui, tiek paprastam psichologui, nes jeigu yra prasnus sportininkas, jisai tau pasakos, kaip jis laužo savo kūną, kaip jisai save žaloja, netiesiogiai turiu omeny, bet, būtent to sporto prasme ir vis kenčia skausmą. Ir jeigu paimti iš paprastos psichologijos, tu turi žiūrėti, koks toks skausmo įprasmės, kam ir sporte, tas įprasmės truputėlį yra kitoks. Tai ir čia yra tas pats. Jeigu žmogus nesportuoja, turi visiškai kitokį gyvenimo būdą, jam galbūt būtų sunku padėti žmogui, kuris sportuoja, nes jis nesupranta, ką jis iš tikrųjų jaučia, ką iš tikrųjų sportas duoda. Nes žmogus, jeigu yra nesportuojantis, jam sunku paaiškinti sportuojančiam žmogui ir jam sunku vienas kitą suprast. Nes tie, kas sportuoja ir užsikrečia būtent tą sporto ligą, taip, ten skauda, ten yra, eini per tą truputėlį negaliu, per tą kančią, bet būtent va tas va mum ir patinka, va tas va mus ir veža. Ir tada tau reikia paaiškinti žmogui, kuris nesportuoja, kuris galbūt, nežinau, piešia, kuris yra galbūt menininkas, kuris jam yra kita kančia, galbūt meninė kančia. Ir šitoje situacijoje jiems susišnekėti sunku, nes vienam turi skaudėti raumenis, kad jis jaustųsi patenkintas, tam galbūt turi būti kančia išbūti nieko neveikime, ko sportininkas, pavyzdžiui, negali padaryti. Tai visą laiką turi būti, norint padėti, reikia būti kažko arčiau supratime tame. Čia matyt veikia ir iš tos pusės, kad jeigu aš pasakoju, aš tikiuosi, kad klausančioji pusė bent kažkiek, kaip čia, relating galėsi tai, ką aš sakau. Būtent. Nes kitu atveju, nesigauna to netgi normalaus dialogo. Tu bandai paaiškinti žmogui, kuris visiškai kitaip mato situaciją. Tai jeigu jis visiškai kitaip mato situaciją, kaip tu paaiškinsi? Bet ar tai vis tiek galbūt yra geriau negu nieko, tarkime, dabar galvoju pavyzdį, ar ne, jeigu aš bent jau garsiai išsakau savo mintis, kartais būna, uždaviau klausimą, radau savo atsakymą jį užduodamas. Ar čia irgi tas principas iš dalies veikia, kad aš bent jau garsiai išsakiau, sudėliau savo mintis kažkam, kad ir nelerytum, bet tai gavosi beveik šiek tiek dalinai, kai veidrodis man grįžo atgal ir... Jeigu mes kalbam apie pagalbą, kad žmogus, kuris nori suteikti pagalbą, jisai tiesiog išklauso, tada be abejo, tada žmogus išklauso, išgirsta pats save, tai be abejo, ta veidrodžio technika šitą situaciją labai veiktų. Bet dažnu atveju tai būna ne apie tai, dažnu atveju žmogus nori padėti ir jis bando primesti savo kažkokias įžvalgas. Tada yra konfliktas prasideda, tada vyksta nesupratimas. Jeigu žmogus, kuris nori padėti, nori atspindėti, labai puikiai veikia. Tai yra labai puikiai technika, nes čia yra viena iš geriausių metodikų, kurią mes visą laiką sakom ir treneriams, ir aš lygiai taip pat savo darbe taikau, tą reikia tiesiog išgirsti. Ir kartais pats sportininkas šneka, tu perklausys, pats juokiasi kokia nesąmonė, ar ten supranta, nes būtent mūsų galvoje truputį kitaip skamba. Bet problema tada, kai žmogus
nesuprantas tos situacijos, bando padėti ir tada labiau sukelia pyktį, nes dabar, man dabar reikia paaiškinti, kaip viskas yra. Ir kai tu nesportuoji, labai sunku paaiškinti, kaip tas yra. Ir tu sakytum, vat bėgu ir tam ir tam kilometrą dažniausiai krešina, man yra sunku. Bet ir aš turiu save įveikti, man viskas skauda, turiu save įveikti. Ir va čia, jeigu būna, sako, įveikiu, va tada būna labai geras jausmas. O kas tas sunku? Ir tas sunku paaiškinu, va kaip tą sunkumą paaiškinti, kaip maišą neša, ne visai kaip, ir tada prasideda, tu per daug laiko tam turi skirti. Atspindėjimas būtų idealus variantas. Minėjai vienam interviu apie paraverbalinės komunikacijos svarbą. Ar ne? Nežinantiem gal apie pačią paraverbalinę komunikaciją, kas tai yra, koks verbalinė, paraverbalinė ir kaip jinai naudojama sporto psichologijai. Tai dar reikėtų paminėti ir neverbalinė, tai reiškia, visos 3 dalis yra naudojamas komunikacijai. Tai mažiausia dalis yra verbalinė iš viso. Tai yra mūsų žodžiai. Jeigu tu gali tą patį žodį pakeičiant paraverbaliką, tai reiškia mūsų, pavyzdžiui, balso toną, pakeisti ir jo prasmę. Tai tas pats žodis gerai gali skambėti visiškai kitaip, jeigu aš pakeičiu savo balso toną. Tai reiškia gerai, ten arba gerai, ten arba gerai. Tai reiškia tas pats žodis. Tai čia yra viena svarbiausių dalių, tai kas vyksta mūsų galvoje ir tokio, kokio signalą mes perdodam. Tai kartais yra su treneriais, tarkim, jie prieina prie sportininko, jie sako tą informaciją, kuri verbališkai atrodytų ideali. Tai reiškia, jiems sako, kaip reikės galbūt bėgti, kaip reikės mest, ką reikės daryti. Puiku. Bet pats treneris labai jaudinasi ir jo balsas, pavyzdžiui, dreba ir jisai pradeda labai greitai šnekėtis, pradeda, kas sukelia automatiškai tau jaudulį. Tai va čia yra paraverbalikos ta galia. Tai reiškia, jeigu mes sugebėtume suvaldyti paraverbaliką, ir aš laiką sakau, norint ją valdyti, pirmiausia išmokite šnekėti lėčiau. Tai reiškia, tas šnekėjimas lėčiau yra vienas iš būdų, kaip valdyti tą paraverbaliką. Jeigu norit rėkti ant kažko, rėkit lėčiau. Jau jūs laimės. Nes, jeigu taip grubiai paimti, skaičiai yra ten mažiau negu 10 šiaip verbališkai perdodama, truputį daugiau negu 30, bet tarkim, sakykime, 30 yra paraverbališkai ir neverbališkai yra 60. Tai reiškia mūsų kūno kalba, mūsų gestai. Ir jeigu treneris arba kažkas prieina visas besimaskatuojantis prie sportininko, jūs jį būtent ir provokuojate, sukeliate tą stresą. Tai reiškia, jūsų kūno kalba pradeda taip veikti. Tada lygiai tas pats sportininkus, sakau, žiūrėkit, kai jūs einate į startą, jums kyla stresas, jūs norite atrodo plėštis, bėgioti visur ir panašiai. Pradėkite eiti lėčiau, jūsų kūnas lygiai taip pat turi ramintis ir būtent ta neverbalika gali paveikti ir jūsų, tai kas vyksta jūsų galvoje. Ir tų yra būdų visokių, paraverbalikos nėra kelių lygių. Neverbalikos, aš sakau, atsiminkite vieną dalyką, kaip jūsų smegenys veikia jūsų kūną. Tai reiškia, jūs jaudinatės, kūnas pradeda galbūt drebėti, nerimastingai daryti veiksmus. Lygiai taip pat kūnas veikia smegenis. Tai reiškia, jeigu jūs pradėsite atlikinėti lėčiau, pabandysite šitoje situacijoje lėčiau paimti, nežinau, stiklinę, susikoncentruoti, pavyzdžiui, savo ranką, ką jinai atlieka, tuomet lygiai taip pat paveiks ir jūsų smegenis, kad smegenis supras, kad nėra čia ko bijoti, nėra čia to didžiulio to stresoriaus ir jos truputėlį nusiramins. Tuo tarpu dar labai svarbus variantas, kad sportininkas netkreipia dėmesio, kas vyksta jo galvoje, kaip jis šneka. Ir, pavyzdžiui, paraverbališkai, ką mes sakom, bandome pakeisti, jeigu tavo galvoje yra labai daug įkyrių minčių, kurių tu negali pakeisti ir sako, yra sunku, palik tas pačias mintis, bet įjung tokį smagesnį foną. Ten kaip pavyzdys, jeigu tu sakai, tai nežinau, man nepavyks, man neišeis, tai padaryk, man nepavyks, man neišeis ir kartok šitoje situacijoje, tuomet irgi smegenis supras, kad tai nėra rimta, arba gali rimuoti, gal yra dainos žodžiai panašiai ir pradėk dainuoti su tais žodžiais, kurie yra lygiai taip pat kūnas pradės nebe taip rimtai vertinti. Tai reiškia, ne tiek svarbu, kas yra jūsų galvoje ir kaip yra jūsų galvoje, svarbu yra, kaip tu tai pateiksi. Čia kaip ir su draugais, jeigu susitinka su draugais, ten galbūt leksika, ten galbūt visas tas gali būti, jeigu tai vyktų jūsų galvoje, tai skambėtų kaip labai žalingai. Bet su draugais mes juokaujam, mes priimam tai kaip juoką, nepriimam rimtai. Tai viską tai padaro paraverbalika. Visą tą padaro mūsų balso tonas. Geras. Minėjai, kad sportininkas dažnai nekreipia dėmesio į savo mintis.
O kaip yra su kūnu? Mes, kaip ir minėjai, ypač ištvermės sporte, mes pratę ignoruoti labai daug signalų, daryti per negaliu ir taip toliau. Kaip tas duris padaryti tokias lengviau varstomas, kad dabar aš turiu kaip tik skenuoti savo organizmą, savo kūną ir matyti, kurioje vietoje galbūt yra įtampa ir galbūt yra pora tokių dažniausiai pasitaikančių signalų kūno, kurie išduoda, kad aš dabar stresuoju. Šiaip pirmas dalykas, kiekvienas yra individualus, pirmas dalykas, ką aš sakau, rašykit. Tai reiškia, pradėkit, grįžot, pavyzdžiui, po treniruotės, tai rašykit ne kiek kilometrų padarėt, rašykit ne kiek, nežinau, koks buvo laktatas, ten pulsas, greitis, tai irgi svarbu rašyti, bet turėkit atskirą rašymui dalyką, ką galvoju, ką skaudėjo, kur buvo tavo mintis ir panašiai, tokių daugiau. Aš sakau, jūs turite truputį būti kaip mokslininkai, tai reiškia tas mokslininkus, jeigu aš galvoju apie taip, arba jeigu aš kreipiu dėmesį į tai, o buvo vėl toks pats skausmas ir aš vieną kartą rašau, matau, kad aš jį ignoruoju, jis pradėjo didėti, o kitą kartą matau, kad aš buvo toks skausmas, aš sustojau ir galėjau grįžti po 2-3 dienų. Tai jums reikia susipažinti teoriškai, ką tas tam tikras skausmas duoda, nes paaiškinti, ar čia skausmas, kurį mes galime kentėti, ar čia skausmas, kurį reikia neignoruoti, yra per daug sudėtinga, bet pats sportininkas turėtų rašytis. Tada kitą kartą susidarint, pavyzdžiui, liga lygiai tas pats. Jeigu yra liga, tu sergi, bet jinai tokia ir tau reikia dalyvauti varžybose, tai turėtų tavo klausimas iškilti, ne ar aš finišuosiu ar nefinišuosiu, nes tai tu atsiminsi, bet aš vis laikas sakau sportininkam, tu turi išsikelti klausimą, o ką aš galiu padaryti, kuomet aš taip jaučiuosi. O kiek aš galiu padaryti, kuomet taip jaučiuosi. Tuomet kitą kartą atvažiavęs į varžybas, galbūt su panašia savijauta, tu turėsi atsakymą, kur galėsi perėti prie kitos. Čia galas kaip moksliniai darbai, tu išsikeli hipotezę, kurią tu bandai patikrinti ir čia yra vienintelis tavo darbas, kuris tampa įdomus. Per kiek tu karjerą beturi. Nes kitu atveju, kalbant apie skausmą, jis yra skirtingas. Čia jau irgi ateinant pas daktarus, irgi klaus, skausmas labiau toksai durintis ar labiau toksai ištestas ir panašiai. Tai šitus dalykus turit rašyti. Ir kai susidarėt vėl toje situacijoje, turit savo sąsiuvinį, turit kažką, kur yra užrašyta, bandžiau taip, galiu pabandyti dabar taip ir pažiūrėti, ką tas duoda. Nes problema su mumis, mes visą laiką norim atsakymą. Mums reikia atsakymo čia ir dabar, veikia ir neveikia. Niekas jums neatsakys, jeigu nepabandysit. Turi žinot kaip. Ir jeigu toje knygutėje rašot klausimus, tai be abejo, visi klausimai išskyrus kodėl. Tai reiškia, jūs galite naudoti visus absoliučiai visatos klausimus, išskyrus klausimus kodėl ir dėl ko nenaudoti, nes būtent šitas klausimas jūs skatina gintis, bet neskatina nieko ieškoti. Tai reiškia, kodėl man nesiseka, kodėl aš ir vėl susirgau, čia neklausimas. Čia priekaištas ir jūs pradedat gintis. Bet jeigu jūs pradėtumėt klausti, kaip aš jaučiausi, nuo kada pradėjo skaudėti, tai duosim kažkokį atsakymą, kurį jūs galėsite panaudoti kitą kartą. Tai reiškia, šitus klausimus, jeigu savo uždrausit ir naudosit kitus, tuomet jūs galėsite kažkur daugiau sužinoti apie save. Jo labiau, kad kiekvienam profesionaliam sportininkui, mėgėjai, čia yra svarbiausi klausimai. Žinoti, kuo daugiau apie save. Realiai tam mes ir sportuojam, ypač mėgėjiškai. Tu turi apie save sužinoti, galbūt savo ribas tavo įdomu, sužinoti, ką aš galiu šitoje situacijai, ko moku, ko nemoku. Profesionalam šiaip irgi taip pat. Žinoti, koks mano potencialas. Bet tam sužinoti, tu turi daryti tokius galas kaip mokslinius darbus, step by step. Ar tas veikia, ar tas neveikia. O gal tas veikia truputėlį, tik iš dalies. Ir tada tavo karjera galas, kad tu koncentruotis pradedi nebe rezultatui, konsideras pradeda nebe kažkokiam laiku, kurį tu gerint, bet tu supranti, kad tas visas susideda iš mažų detalių ir jeigu tu bėgant pradedi jausti, kad tau reikia galbūt įtempti pilvą arba pradedi pajausti, kaip tau reikia koją dėti, tai natūralu ir tas rezultatas keisis. Bet tai reiškia, tu turi būtent šituo bandymų metodu ir ieškoti. Tam reikia rašyti. Kiti sako, aš atsiminsiu. Jeigu aš paklausčiau, lygiai taip pat, kaip pas tave buvo prieš 2 metus, tu greičiausiai kažką atradai, bet neužsirašėjai, viskas, tai pasimirš. Tai tas rašymas yra, kaip ir jūs rašot, sakau, fizinius tos parametrus, laiko parametrus, tai ir šitus reikia rašyti. Nes tuos tai gali atsiversti, tobulėja ir netobulėja. Tai. Čia lygiai tas pats. Technologijos dabar dar net padeda, laikrodis automatiškai viską sukelia nuo širdies darbo iki kadencijos, tai ten darbas jau būna padarytas dažniausiai. Ir čia yra vienas iš minusų šiaip, jeigu taip pat. Pas mane yra jau daug sportininkų, kur buvo tie specialūs VUPO laikrodžiai, kur ten matuoja absoliučiai viską ir tada atsikelia sportininkas, jisai žiūri, kaip jis miegoja.
Čia yra visiškai nelogiškas dalykas, tau kažkoks gadgetas turi parodyti, kaip tu miegojai, tai reiškia, mes visiškai pašaliname tą jausmą, o kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir aš, pavyzdžiui, netgi dirbant, man yra tekę dirbti su maratonininkas irgi tas yra dalykas, žiūri peisą, ar tu laikai peisą ir tavo stresą tu automatiškai sukeli iš to, kad aš turiu žiūrėti į peisą, ar aš laikau peisą, ar aš ne per greitai, ar aš ne per lėtai. Tai va čia, kad ar tada žiūrėti širdies darbą, viską ir tada gaunasi, kad tu žiūri, tai tau sukelia stresą. Tai reiškia, tu visiškai išmeti jausmo faktorių, nors tu bėgi tai iš jausmo. Ja. Ir vat jeigu mes kartais irgi sakydavau, nusimti tą laikrodį, kad nebūtų ir bėgi iš jausmo, tegul treneris iš šono kažką pažiūri, tavo darbas yra iš jausmo, tam, kad tu nebūtum prisirišęs. Jeigu tau iš ryto reikia atsikelti ir pasižiūrėti, kaip tu miegojai, jau yra kažkas negerai. Tu atsikėlęs žinai, kaip aš miegojau. Ir kartais ne visiškai atitinka tai, kas yra rodoma, ir tau gali pakelti nuotaiką arba sugadinti nuotaiką. Tu pradedi lygintis, tada tu pradedi tuos skaičius, kuriuos nežinai, kaip pakelti, kuriuos nežinai, kaip pakeisti, tu pradedi bandyti juos keisti ir tau suteikia tai pykti, stresą ar dar kažką. Tai reiškia, toks per daug prisirišimas prie technologijos yra idealu, puiku, jos turi būti, bet mes visiškai pradedam nebejausti to jausmo ir sakau, atsikeli, šiandien blogai miegojau, šiandien prastas atsistatymas, tai šiandien treniruotė bus lengvesnė arba nedarys arba dar kažkas. Bet nebūtinai, bet šiaip jaučiuosi tai gerai. Tai va čia yra tas dalykas, kad viskas gerai, bet negalima prie to prisirišti. Čia gal tinka tas pasakymas, kad technologijos yra good servant, bet very bad master. Taip, būtent, nes čia va taip va ir yra, nes puikus pagalbininkas, labai, bet kai tu pradedi viskas, čia tavo pagrindinis vadovas ir jis man paaiškina, ar aš galiu valgyti, ar aš negaliu valgyti ir dar kažką, tavai tokią dėžutę uždaro, tu nieko nebesupranti ir išsijungia tavo mąstymas. Čia labai galiu relatinti ypač, ką sakei dėl miego. Tikrai turėjau įprotį, kuris, kaip būtų keista, natūraliai dingo. Pabundu ryte, pirmas dalykas, čia nereklamuojant Garmino, jis turi tą HRV, Heart Rate Variation. Ir tu, grinai, kaip tu sakai, aš žiūriu, kaip aš miegojau, aš klausiu laikrodžio, nes savęs neskanuoju savo organizmą ir tada tu nustatai, miegojau, deep sleepo buvo mažai, HRV žemas, šiandien turiu long run'ą, tai jis bus blogas. Viskas, išvada padaryta, aš jau save nustačiau, tenais viskas. Arba tada pasidarai, šiandien bus gerai, bet nesibėga kažko gerai, gali būti ir kur tada ne logika? Tai ką man tada reikalingas? Tai va, tu gauni daugiau blogo negu gero. Ir čia yra labai daug, kur aš vis laikas, yra daugiau faktorių, kurie susideda ir tu negali ant šito dėti. Tai kitas dalykas, jeigu tu rašysi, atsikėliau, bet jaučiuosi, tu pats esi turbūt bėgęs tiek daug kartų, kuomet jautiesi blogai, bet rezultatas būna, pavyzdžiui, labai geras. Taip. Tai reiškia, tavo laikrodis gali rodyti, kad tu viskas, čia tu esi išsekęs, tau yra blogai, bet kažkodėl, galbūt būtent panaikini stresą, todėl kad, viskas jau ir taip čia prastai, tai aš prabėgsiu kaip galiu. Streso faktorių aš panaikinu, kūnas atsipalaiduoja, aš galiu bėgti. Tai aš dėl to ir sakau, pirmiausia, šitas viskas yra gerai. Peisas reikalingas tam, kad tu matytum, žiūrėtum, kiek tu gali išjudėti. Bet miegas aš nesuprantu, kam jis reikalingas. Aš, pavyzdžiui, irgi turiu laikrodį, kuris matuoja visą tą. Aš miegu be jo. Ir aš žymiai geriau miegu be jo. Jis man netrukdo visų pirma ant rankos, man jisai aš jo nejaučiu, jis nepradeda netyčia šviestų užsispaudus ar dar kažką, aš laimiu. Čia lygiai tas pats, kaip atsikelia žmogus ir jis pažiūri, kiek jam laiko liko miegoti. Kam? Ką tu su šitą informaciją darai? Jinai kaip tik gal net trukdo miegoti. Man liko tik valanda, dabar greitai, reikia greit užmigti. Jo, liko valanda, reikia greit užmigti, arba, čia gerai, kad, tu nieko nelaimi. Čia yra, mes ant tiek esam gyvenime įpratę lygintis, su kažko, kuris mus tiesiog sukuriant iliuziją priverčia jaustis geriau arba blogiau, bet situacija tai nepasikeičia. Pavyzdžiui, lyginimasis, aš visą laiką duodu tą pavyzdį lyginimas ir visur naudoju tą patį, nes galiu jį naudoti, tai reiškia, kuris iš mūsų turi daugiau plaukų ant galvos, tu ar aš? Aš. Tai va, tam ir esmė tu. Aš turiu mažiau, faktas. Pas tave nuo to padaugėja plaukų? Ne. Pas mano to pamažėjo? Ne. Bet, pavyzdžiui, tu gali jausis geriau, aš galiu jausis blogiau, nepasikeitus nei vienai situacijos dalį, niekam nepasikeitus, aš galiu priversti save jausis geriau arba blogiau, niekam nepasikeitus. Tai čia lygiai tas pats, kai tu žiūri visus šitos technikų, o šiandien miegojau geriau. Teoriškai niekas ne, tau tą patį reikia daryti, viskas yra tas pats, bet aš jaučiuosi būtent taip. Tai tas lyginimasis dažniausiai jūs nepastumė iš vietos, kur jūs esat, bet sukuria iliuziją, kad aš pasistumiu. Kažkas prabėgo blogiau negu aš,
jaučiuosi geriau. Koks skirtumas? Realiai tu ten pat. Kažkas prabėgo geriau negu tu, jaučiuosi blogiau. Bet jeigu tau pasiseka, tarkim, toj sporto šakoj, lyginantis vis laik būt geresniu, kur pavojus tame yra? O kas bus, jeigu tu, va čia yra tas labai dalykas lyginimuose su tenisininkais, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, jie sako, aš norėčiau būti geriausias, bet man sunku žaisti, kuomet aš esu favoritas. Truputį esu favoritas, dabar yra sunku, nes tu turi galimybę tik pralošti. Ir jeigu tu lyginėsi su kitais ir tu nori būti geresnis už kitus, tai kai tu tampi geresnis už kitus, viskas. Ta prasme, čia prasideda tik tai blogi dalykai. Ta prasme, tu gali tik pralošti. Tu pats savai varai iš tą kampą. Visi nori būti geriausi, bet niekas nenori, būdamas geriausias, kovoti prieš kažką, kas yra panašaus pajėgumo kaip tu, nes tu gali tik netekt pagal šitą logiką. Tik praloš gali. O tu ką tu gali laimėti? Jeigu aš esu geriausias, aš laimėjau, Tai tik įrodai. tai taip turėjo būti. Exactly. Bet jeigu aš esu geriausias ir kažkas yra lipa mano nugaros, aš jau turiu stresą, tas, kas už nugaros, čia kaip ir bet kokios sporto šakos, kai tu bėgi už nugaros, yra žymiai lengviau bėgti ir stebėti ir bandyti, negu bėgti priekyje ar važiuoti dviračiu dėl tų pačių oro to maišo ir panašiai. Bet šiaip, žymiai lengviau vytis ir matyti, kad tu gali pasivyti, negu būti priekyje šitoje situacijoje ir matyti, kad tave vejas. Tai va čia yra toks dalykas, tas lyginimasis, iki kurios vietos tau bus smagu. Tai tu nori būti pirmas, bet kai tu esi pirmas, nebėra smagu. Aš turiu tiek istorijos, pavyzdžiui, su olimpiečiais, kuomet jie grįžta su medaliais ir jų pirmas noras yra namo, kuo greičiau namo ir pabėgti nuo viso tos galbūt šlovės ir nuo viso to dėmesio ir panašiai. Kuo greičiau namo. Tai reiškia, tu lik ir va čia var kartais nesupranti, kai tau atina ta kažkokia pasiekimas, tu gauni kažkokio pripažinimo, bet tu matai tik tai iš gražiosios pusės, bet nėra tik iš gražiosios pusės. Yra šitoje pusėje ir ta kita pusė. Ir mes turim daug tokių pažiūrėjų. Kažkada man atsimenu viena sportininka užėmė 4 vietą čempionate, o jai buvo prognozuojama, neatsinu, gal tarkim 9-16 ar ten dar toliau. Ir grįžta jinai ir sako jai, kaip nepasisekė, kaip netoli buvai, jau kaip tu pati jautiesi, medalį, vos neiškovoji medalį. Ir sako, aš šiaip kol skridau, viskas buvo gerai man, su manim viskas buvo, bet grįžtu ir pradedu jaustis blogai. Va tam ir esmė, nes čia yra tas, tau prognozuoja, nepadarai, padarai geriau, vis tiek blogai. Tai reiškia, jeigu tu pradedi per daug prisirišti prie vietos, tai tik pirma vieta kažką duoda. Nes aleknos, numeta vis, va čia va. Tik antras. Tai ir tada kas negerai su to jamaikiečio, ar čia dopingo, pradeda ieškoti va šitokių va teorijų. Dominika lygiai tas pas užima 2 vietą, teisėjauja Dominika, viskas gerai, man bet visai visuomeniai čia jau kažkas ir panašiai, tai reiškia, niekada neįtiksi, jeigu būsi pirmas, vėl būk pirmas. Aš sakau, čia įsivaizduokit, kaip atrodo visas tai, kaip žaistum stalo žaidimą, kur tau atneša ir tu lik ir nori laimėti, tu jį laimi ir tada tave išsiunčia į kiemo stalo žaidimo čempionatą ir tada vėl visi tikisi, kad tu laimėsi iki tol, kol tai didėja ir tau nebesmagu žaisti. Tai čia yra toks dalykas, kad tu turėtum atsiriboti truputėlį nuo to rezultato, nes visi to pačio siekia. Ir lygintis gali tik su savim, dėl to sakau, rašykitės į knygutę ir mokykitės apie save. Net ir laimėjus, tu kažką gali išmokti. Lyginimas su savim. Girdėjau įvairių formų, man pačiam tai yra, kaip pasakyti, primtina ir suprantama, lygink save su tuo, ko buvai vakar, negu su tuo, kas kaimynų savo ir taip toliau. Ar tame irgi yra pavojaus, pasakysiu pavyzdį, tarkim, iš bėgimo pusės. Bėgioju, tarkim, 1 metų jau, mano greitis tebūnie bus 10 km per valandą. Ir tai tampa mano norma, jeigu aš bėgu lėčiau, kažkas man negerai. Jeigu aš bėgu lengvu tempu ir bėgu jau lėčiau negu 10 km, kažkas man negerai yra. Tai prasideda toks, kur tu pats savo užsidedi tokius barjerus, kad jeigu aš bėgsiu lėčiau, kažkas man negerai yra. Kaip tokių dalykų išvengti? Tai aš iš karto paklausiu. Gali kontroliuoti laiką? Kartais taip, bet taip kaip jaučiuosi bėgdamas, jeigu aš
Palauk, Juozai, Aha. biškai aš kitaip turiu. Va čia va laikrodis sukasi. Gali jį sustabdyti mintimis, kad Ne. sustot? Gali pagreitinti? Ne. O gali palėtinti? Ne. Nu, tai va čia va yra tas dalykas. Tu prisiriši prie dalyko, kurio tu negali kontroliuoti ir tau atrodo, kad jisai turi kažkaip tave veikti. Mhm. Tai reiškia, jūs uždedat ant dalyko, vienintelio, va žmogus yra tokia įdomi, jis vienintelio, ko negali kontroliuoti, va jisai nusprendžia, kad aš noriu jį kontroliuoti ir aš pagal jį spręsiu savo veikimą. Dar kartą grįžtu, jeigu tu šito, gerai, bet o gali kontroliuoti savo koją? Taip. O ranką? Taip. Tai va čia var esmė, jeigu tu pakeistum į šitus va dalykus, tada tau taptų aiškiau, kada laikas gerėja, kada laikas blogėja, kvėpavimą galbūt gali kontroliuoti, mitybą galbūt gali kontroliuoti, tempimą, kokį tu darai, pasiruošimą, dieną prieš ir panašiai. Čia yra vieninteliai dalykai, kuriuos tu kontroliuoji, bet kurie ir susideda į tavo laiką, apie kurį tu pasakoji, kuriam tu atiduodi labai daug dėmesio. Mhm. Tai reiškia, vėl grįžtam prie to pačio analizavimo, kad tau reikia suprasti, ką keičiant, keičiasi va tavo situacija, keičiasi laikas. Nes jis pats iš savęs nėra. Vat kaip aš vis laiko užduodu, galiu kontroliuoti ir prasideda va šitas va išsisukinti. Nu kaip? Nu, tai su plaukikais tas pas. Tai aš galiu sako kontroliuoti. Nu tai praplauk per šitą laiką, kurį tu parašai. Nu praplauk. Va, nu, ir, nu, bet tai nu, va faktoriai prasideda. Tai va aš ir sakau, tai va tie va faktoriai yra, ką tau reikia atkreipdėmės. Nes laikas jis pats savaime eina. Nu nėra žmogaus, kuris sustabdytų laiko. Arba jį pagreitint, arba palėtint. Mhm. Ir realiai fokusuotis į dalykus, į dalis, kurias gali kontroliuoti, o jos visumoje matyt paveiks tą dalyką, kurio tu negali kontroliuoti, bet... Būtent. Bet kai tu susikonstruoji laiką, tu nebesikonstruoji į detalės, kurias tu gali paveikti ir tu tiesiog iš kažkur nori, kad tas laikas ir tada tau sukelia pyktį, kūnas įsitempia, tu pradedi jaudintis, nervuotis ir panašiai. Tai čia yra tokie dalykai, kad tu turi suprasti, čia yra mūsų nelogiškumas. Nu, su krepšininkais dirbant irgi, jie nori pataikyti į krepšį, bet aš sakau, bet tu išmetęsgi tai jauti, kamuolys įkris ar neįkris. Tai kas yra, kad jūs norite tą skrendantį kamuolį kontroliuoti? Nu, kas yra visiškai neįmanoma. Tai grįžk į savo kūną ir kontroliuok tol, kol tu gali. Ir žiūrėk, kaip ranka, kaip koja ir dar kažką. Čia lygiai tas pats su bėgimu. Ateini, rašais. Maistas galbūt buvo, atkreipi dėmesį, ten, nežinau, pre-workoutas, miegas, galbūt reikia angliavandenių, galbūt ten dar kažką, galbūt man reikia pakeisti mano greituosius angliavandenius, galbūt jie man išpušia pilvą, galbūt tas, prieš kiek laiko aš juos išgėriau, kaip mano nugara, kaip mano koja, kaip mano ranka dirba, kaip mano galva dirba ir dar kažką. Keiti šitus ir dažiūri, kokią turi tai įtaką. Nes aš sakau, laiko jūs susikonservuoja pats sakai, kad negali pakeisti. Aš irgi negaliu. Bet čia yra tavo pagrindinis dalykas, kurį tu keiti. Ir tada saurenka, ir ką aš turiu pakeisti? Ką aš turiu ir tada pyktis, nes neturiu užduoties. Turiu vieną tokią istoriją, kurią pats savo sakiau, būtų įdomu išgirsti iš sporto psichologo pusės. Ar tai yra tas vadinamas kaupimo mechanizmas, ar tai yra melas savo. Tai istorija, žodžiu, tokia. Praeitais metais turėjau varžybas, jos buvo virš 100 kilometrų distancija. Aš jos neįveikiau. Aš nubėgau, dar dabar atsimenu, 68 kilometrus ir 3 kilometrus sukilimo. Ir pirmas dalykas, aš neįveikiau trasos, DNF, tas vadinamas did not finish. Ir po kelių dienų aš pradėjau, kaip aš pats sakiau, dėti į perspektyvą tą bėgimą. Mano pirmas bėgimas ultra distancijų vyko 17 metais. Aš nubėgau 66 km, tai yra 2 km mažiau ir sulipau 2,7 km. Šiai dienai aš vadinu failą tai, kas yra daugiau negu mano pirmas pasiekimas, dėl kurio aš buvau beproto laimingas ir esu laimingas iki šiol. Ir man asmeniškai pagerėjo. Tarp prasme, tas atstumas, pradėjau galvoti, tas atstumas nustatytas yra organizatorių, jis nėra kažkoks šventas ten iš galaktikos nuleistis taip toliau. Aš tiesiog savo užsetinau, aš turiu nubėgti 170 km, kitaip aš feilinau. Tai va, bet kai aš pradėjau galvoti, dėti į perspektyvą, ką aš iki tol pasiekiau ir panašiai, man iškart pagerėjo. Aš nubėgau daugiau negu savo pirmą ultramaratoną. Ir tai net nebuvo visos varžybos. Aš jaučiuosi gerai man reikėjo jas nutraukti. Ar tai galima būtų vadinti melu savo, ar tai yra tie vadinami copingo mechanizmas, kai aš tvarkausi su savo tuo pralaimėjimu, sakykim taip?
Tai vėl, čia yra truputėlį to lyginimosi, visas gerai, procesas atrodo juda į priekį, viskas gerai, bet vėlgi klausim, čia net ne į tą kaupinimą reikėtų galbūt, kam tu tada iš viso bėgi, ne? Ar tavo tikslas yra nubėgtum 170, tu baigtum? Bet kas būtų, jeigu nubėgtum? Ties tom, aišku, nepasibaigtų. Tu kitą dieną ten jau gal darytum recovery ir panašiai, ar ten po savaitės. Nu ir greičiausiai kitas dabar būtų greitesnių laikų ir panašiai. Tai reiškia, tai, ką tu pasakui, tai yra viskas, ką tu darai, tu tiesiog bandai pasunkinti tai, ką tu darėjai iki tol. Tai reiškia, tu savo keli kitą tikslą, kas yra viskas gerai su tuo, bet tau, kad sunkėtų. Tai reiškia, tu lik ir čia visų yra tokia, ta logika, eiti iki tol, kol aš nebegalėsiu atlikti, iki tol, kol man nebeteiks laimės ir malonumo. Tai vėl, kam tu bėgi? Tai va tai, ką aš išgirdau, kai pirmą kartą nubėgau, tai teikia laimę, kad ir baigiau, kiek galiu, kaip mano darbas įsideda, kaip jisai ką duoda. Tai ir čia tas pas tau reikia išsikelt, ko tu iš tikrųjų nori. Tai reiškia iš vatovo bėgimo. Ar tu nori šiam 8 km, ar tu nori ten daugiau po kilometrą pridėti, tai teoriškai tau tik sunkės. Kuo daugiau pridedu, tuo man sunkiau. Bet jeigu tu išsikeltum, o ko noriu šiaip iš to bėgimo, arba ką man tas duoda, aš dabar galiu ilgiau, nežinau, nepadusis bėgti, aš galiu dabar jaučiuosi sveikesnis ir panašiai. Jūs dažniausiai užsimerkit prieš šitus dalykus, ką jūs gaunate ir ką jūs turit. Reiškia, tai čia yra nesvarbu. Nors teoriškai, kai tu pradėjai bėgti, klausimas, kam tu pradėjai bėgti? Tu pradėjai bėgti tam, kad 107 nubėgtum, tavo toks tikslas buvo. Ko pradėjai bėgti? Tai pats pradinis tai buvo tiesiog pradėti sveikiau gyventi. Va, žiūrėk, pasiekiau nebefaina. Tai. Nesąmonė. Tai va čia yra tas dalykas. Jūs kažkuriu vietu, va čia yra ką aš paskui, kažkurioje vietoje jūs tampat profesionalais, kur nebetikė tai, ką tu jau pasieki ir kam tas reikalinga buvo. Ir va tas ir tada, stosiu, kiek aš galiu tada klausimas. Kur aš galiu? Šią dieną taip, sirgau, pasiržymėjau ten tas, taip padarė. Tai va čia yra, nes tu dabar tau atrodo, tu padarysi 107. Gerai, padarysi, tau vis sunkės. Tai reiškia, dalykas, kuris tau teikia malonumą, ką ir minėjau pradžioj, po truputį pradės nebeteikt malonumą. Ar sprendimas šitai problemai, kai iš esmės nubėgi 10 km ir tu gali būti labai laimingas dėl to, ar tas pats dienoraštis, jeigu galima jį pavadinti, irgi padeda šio klausimu, kad nepriminėtum dalykų, kaip angliškai as granted, tai kaip savaime suprantamų. Aš turiu nubėgtos 20 km. Čia visą laiką tiesiog tas rašymas, šiaip aš sakau, kartais pasišnekėkit tiesiog su savim savo tam dienoraštyje, kad suprastum, kur tas nelogiškumas. Kitas dalykas, pabandykit su savim bendrauti kaip su vaiku, kuriam norėtumėt padėti. Savo galbūt vaiku. Tai čia yra vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, tarkim, tavo vaikas nubėgo 66 ir tada nubėgo 68, ką tu jam Vilnių atrašai? Ką tu jam sakai, ten nevykėlis, dar kažką? Savo greičiausiai, mes pradedam šitas sakyti dalykus. Tai yra kažko mes savyje nemylim. Tai tas pasišnekėjimas, aš įsivaizduoju, kad vaikui bandai padėti. Ir tu sakai, aš tam didžiuojas, kad tu šiaip galėtum sėdėti, nieko neveikti, čia yra didžiausia pergalė, kurią tu dabar darai. Ir mes čia dabar kalbam ne apie netgi aš apie ką noriu sakyti lygį, tai aš labai džiaugiuosi, kad tavo laisvalaikis yra susijęs su tuo. Ir kad tu tą darai, ir tada tave vis tiek tai motyvuoja daryti, nes tu matai prasmę. Tu nori daugiau, aš tą suprantu, ir tu bandai spausti. Niekas nežino tavo ribų. Bet mes savęs, sakau, nekenčiam. Tai jeigu tu rašytum, tu suprastum, kiek tu savęs nemyli. Jeigu dar giliau einant, prie motyvacijos dar labai norėsiu grįžti, bet dar prieš tai socialiniai tinklai. Strava, tas pats socialinis tinklas tapo, ar ne? Taip. Tam kontekste, kuriam tu pasako, aš jau matau, kaip dabar šiai dienai yra lengva save lyginti su kitais. Ta prasme, tau net nereikia žiūrėti, tave jau už tave net lygina, dabar Stravo yra funkcionalumas, jis vadinasi matched runs. Tai rodo, kaip jeigu tu bėgai tą pačią trasą, tebūnė aplink savo namus, kažkur miške, tai jis parodys, prieš metus tu bėgai 2 minutėm greičiau negu šį kartą. Tai tas peilis su tokiom abiem galais aštriais. Vienas, kad aš gerėjo, o jeigu kita pusė. Tai ta technologija gaunasi toks ir iš dalies tavo priešas, bet tuo pačiu ir motyvacija, kai tau žmonės uždeda tą vadinamą kudos. Taip. Ar ne? Uždėjo liuksą, tai tokia kaip ir, ne tik aš matau, kad bėgu, kitiem irgi rūpė, draugai palaikino mano bėgimą ir taip toliau. Kaip šitam, taip sakant, siauram, ant šito siauro lyno
Ar verta išsitrinti, jeigu matai tame problemą, tas Stravas? Va čia yra, kam tu ją naudoji. Mhm. Koks yra tikslas, nes naudojant Stravą yra, be galo daug, kam tu tą darai. Aš žinau tokių sportininkų, kurie tiesiog įdeda, bet jie nesilygina, kaip pavyzdys. Aš žinau, kurie lyginasi, aš žinau, kurie nededa, nors iš tikrųjų čia koks tas yra poskus. Jeigu tavęs nėra Stravai, tai tu nebėgi ir koks ar tave ten egzistuoja. Koks ten tas. Didn't happen. Jo, jeigu neįsikėlė į Stravą, ten buvo Garminas nulūžęs, tai ten tragedija buvo, negali susikėlti. Tai va čia yra tas dalykas, kad koks yra vėlgi tavo tikslas iš to kelimo. Nes čia yra būtent ta plona riba. Aš bėgu, tarkim, pradžiai tai gali tave motyvuoti, kuomet tie skaičiai yra ypač labiau mėgėjiškai, tai motyvuoti, nes juos perlaužti nėra labai sudėtinga. Bet po to tai gali tave taip motyvuoti, kad tu tiesiog mesi tą, ką tu darai, nes nebematysi prasmės. Kažkas, matai, juda į priekį, tu baisi daug treniruosi, bet tu nejudi į priekį. Ir jeigu tu pradedi tai daryti, tai meti. Tai kažkiek pradžiai taip, bet dažniausiai, tas yra daugiau žalinga. Kiek tu gali lygti, nes tau tai vėlgi sukelia nemalonius jausmus. Jeigu tai yra tavo mėgėjiškas dalykas, kodėl jisai tau turi kelti nemalonius jausmus? O jeigu esu sutikęs žmonių, tarkim, ir dėl to paties treniravimuose, kaip ir Strava, matyt, gali tą pačią funkciją. Angliškai, aš esu kažkam accountable, atsakingas. Vat, pasakiau, bėgsiu 5 km, jeigu pasakiau tik savo, arba pradėsiu bėgioti. Jeigu pasakiau savo, tai aš galiu savo ir pameluoti. Bet jeigu pasakiau treneriu, aš jam dar pinigus moku ir dar Stravą turiu ir dabar mane stebi, tarkim, 5 mano draugai, tai aš nepalieku savo kitos išeities. Ar gaunasi taip, kad pradžioj, kaip ir minėjai, tai veikia, yra gerai, bet po to su tuo reikia... Būtent, tai vėlgi, bet koks yra pagrindinis tavo interesas, koks yra taip. Kai man sunku prisiversti, geras dalykas, spyris į užpakalį, kaip tą prisivers daryti. Bet išlaikymui tai tas neveiks. Čia panašiai kaip žmogus, kuris šiaip daro kažkokį dalyką, jam patinka daryti tą dalyką ir jis gauna daugiau susidėmėjimo ir sako, tu dabar daugiau daryk, viskas, kokybė tavo krenta, tu pradedi keisti vėlgi savo tos skaičius. Čia yra irgi iš psichologijos toks dalykas, kad jeigu tu paverti dalyką, kuris tau patinka, maloniai, tu už jį pradedi gauti atlygį, viskas tai yra tavo darbas. Ir tas atlygis gali būti tavo kitų, kaip tu sakai, uždėdami ten liuksai ir ten ir panašiai. Viskas tai tave pradeda lyg ir motyvuoti. Aš dirbu dėl ko, dabar dėl šitų ir pradeda dirbti, viskas, malonumas baigėsi, tu dirbi. Čia yra labai geras. Jeigu tu darai kažkokį, čia yra tas pavyzdys, darai kažkokį savanorišką veiklą, ir tu tiesiog, nes tau patinka padėti ir panašiai, bet tada pradedi gauti už tą savanorišką veiklą pinigus, ir tu dabar darysi nemokamai. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Tai reiškia, jeigu tavo Strava buvo reikalinga treneris, tu moki pinigus tam, kad tave priverstų tą daryti, bet po to, kai jau įsivažiuoji, koks yra tavo tikslas? Ar gauti išorės tą motivaciją, spaudimą, bet ką nori iš išorės. Ar motivacija ar spaudimas čia bus tas pats jau netgi, nes vienas motyvuoja bėgti, kas spaudžia, kad bėgtum irgi tą patį daryti. Vėlgi, jeigu pasidaro čia, viskas, ta veikla tapo tavo darbu, nes tu už ją gauni atlygį. Tai nėra finansinis atlygis, bet tai yra dėmesys, kažkas galbūt didžiuojas ir dar kažką. Ir va dabar dėl ko tu bėgi? Tu dabar bėgi dėl to, kad tave įvertintų. Ir čia tampa pagrindinis tikslas. Ir tai, kad negali būti mažiau, negu aš prabėgau ir panašiai, tai va čia va tavo atlygis, kurio jūs kartais nesuprantat. Jums atrodo, čia ne atlygis. Žmonės dar ne prie tokių atlygių prisiriša. Tai reiškia, paimk Facebook, Instagram, žmonės prisiriša, deda bet ką, tik tai, kad būtų likeable ir panašiai, ir pradeda save netgi išduoti tam, kad ten būtų. Ir po to turi labai daug problemų. Čia daug nereikia labai aplinkui žiūrėti. Aplinkui labai pilna yra, kur žmonės parsiduoda už tai. Pradžiai patinka, galbūt rašyti postus, kur žmonės, kad pradeda daugiau, dažniau tau reikia pradėti daryti, blogėja ir panašiai. Tada atitinkamai turi rašyti, galbūt kas trendina, būtent, kaip ir minėjai, išduoti savo įstikinimus galbūt kažkokius. Jo, nes tai tampa tavo darbu. Tai tas pats ir su Strava šitoje situacijoje. Tu bėgi, man reikėtų dabar daryti recovery, bet Hebra sako, tu bėg, ir tu bėgi. Nes man reikia, aš gaunu kažkokį pripažinimą. Tai jeigu tu bėgi, vėlgi, jeigu tu bėgi dėl pripažinimo dar kažką, tai vėlgi, tu nebe dėl savęs bėgi. Jau tau tikslas pasikeitė. Tai čia tokia problematika, labai aktuali, didelė.
vienas iš dalykų minėjai užsirašinėti, ar ne? Jeigu, va tas užsirašinėjimas irgi, net milijonas priežasčių to nedaryti, ar ne? Neturiu pieštuko, neturiu ant ko rašyti, nežinau, kaip pradėti rašyti. Vienas psichologas yra sakęs, kad kartais galima nuo labai labai mažų žingsnių pradėti, ar ne? Jis juokingai čia, Jordanas Petersonas, jisai toks kontroversiškas, bet jis yra sakęs, pavyzdžiui, pradėk nuo savo kambario, susitvarkyk kambarį, ir jeigu tu net to negali padaryti, tai sakė vienam klientui, sakė iš vis, tiesiog pasidėk siurblį kambarį ir palik jį dieną ar dviem. Tai gali būti tavo pirmas darbas. Tokiais susimažink darbą iki tokio mažiuko, kad tu jį galėtum įvykdyti. Tai jeigu, tarkim, man rašyti yra per didelis darbas. Aš sakysiu, Andriau, aš negaliu, aš nežinau, ką rašyti. Kas būtų tas pirmas, galbūt mažesnis žingsnis link tos savianalizės, tai būtent rašymo formai? Mes turim visą laiką su savim turim pilną gadgetų, kurie yra telefonai ar dar kažką, įsijunk naucus, tiesiog parašyk, kaip ir dėl ko tu jautiesi ten kaip pavyzdys. Arba tiesiog net nėra tai, mes pradedam pradžią su brainstorming, rašyk, kas buvo tavo galvoje ir panašiai, pažiūrėsim, kas kartojasi. Tai yra labai paprastas dalykas, nes aš visą laiką, tai yra paprasta ta psichologinė technika, aš tą patį naudoju su sportininku, sakau, jeigu nepagali padaryti didesnį dalyką, žingsnis atgal. Technika visą laiką yra žingsnis atgal, tai reiškia, iki tol, kol tą žingsnį gali padaryti. Tai ir čia tas pats, brainstorming, voice messages rašyk. O dabar gali voice message rašyti, tau ištranskribuos, susikelsi ir tau rašys, ištranskribuos, parašys, viskas bus padaryta. Tai reiškia, tų būdų yra visokių, bet šiaip yra labai geras irgi toksai posakis, kai tavo mintis pilnos rašyk, kai tavo galva tuščia skaityk. Tai va čia var esmė, tavo pagrindinis įrankis. Nes jūs galvojat, kad pilna minčių, ir nežinau, išbėgiosiu, iššoksiu. Jo, bet kai tu pradedi bėgti, ten dar pilna minčių yra tavo galvoje. Po kažkurio laiko jos dingsta, bet po to vėl atsiranda. Tai jeigu yra galimybė geriausiai išvalyti savo mintis, tai rašyk, sakyk, šnekėk arba dar kažką. Kitaip jūs jų neatsikratysit. Prieš miegą, pilna prasideda minčių, užsirašyk ir palik. Tai būdų yra įvairiausi. Pirmiausia, tiesiog brainstorming ir po to žiūrėk, kas iš tavo brainstorminimo atsikartoja. Gerąją pusę, kurią tu nori, galbūt į blogąją ir panašiai. Dabar galvoju, kiek iš kitos pusės ir kitos technologijos mums leidžia to nedaryti. Pradedant scrollinimu ir filmais, kaip paliktas mintis iki pačios paskutinės minutės, kur tu jau, tarkim, lūžti tą miegą ir tu vėl gali kitai dienai palikti darbą. Tai, kaip ir minėjai, su to pačiu nuoboduliu, galbūt ir tam pačiam kūrybingumui, kai nepalikti savo kito būdo, kaip tik pabūti su savo mintimi ir galbūt jas pagaliau užsirašyti. Bet čia yra problema, niekas nebepabūna su savim, aš klausiu, pabūniu, jo, grįžtu, kol darausi valgyti, įsijungiu žinias ir pabūnu su savim. Ne, nepabūni. Tu negirdi, kas vyksta tavo galvoje. Aš sakau, jūs susiklausykit, va čia, kur aš tau paminėjau, kaip tu šneki su savimi, kaip tu galvoji. Ir mes kažkaip tai yra visiškai normalu. Aš dažnai darydamas pranešimus, dažnai darydamas ten, pavyzdžiui, seminarus ar ten workshopus, vienas iš mano tokių pratimų yra, kiekvienas užsirašykit savo, ką sakot, pavyzdžiui, sudėtingose situacijose. Užsirašykit. Ir jie tada užsirašo ir sakau, tai dabar savo kolegai padėkit. Va šitoma mintim, kuriuom užsirašėt. Ir visi pradeda juoktis, nes tai yra blogiausias patarimas, kurį tu gali duoti. Ir sakau, jūs su šitu gyvenat. Ir rašymas, ką tau padeda padaryti, ir pabandymas perkelt ant kažko kito, tau padeda suprasti, čia yra kažkas ne to. Ir tada tau nekils klausimo, kas yra, kad aš tam tikros situacijos taip jaučiuosi. Tau tiesiog negali kilt klausimų. Jeigu aš savo sakau po prasto starto, kad aš esu toks, anoks, čia viskas yra blogai, ateik, pasakyk savo kolegai, kuris irgi neprabėgo tas mintis, ir kaip jis jausis. Piktas bus, tai tu esi piktas. Tai ta prasme, čia visas yra visiškai normalus dalykas. Tas rašymas jis truputėlį išlaisvina, nes tau pradedi suprasti, kas vyksta tavo galvoje. Nes mes šiaip visi turim to savo alter ego, kur mes kitiem bandom padėti ir dar kažką protingus, bet patys nesinaudojam šitais patarimais, patys darom visiškai kitaip. Tai va čia yra variantas, pirmiausia, susidraugauti su savim. Ir aš dažnai dedu tą, pavyzdžiui, pranešimas, tą paskutinę skaidrę, The Cranberry Zombie, ir ten jų tą priedainį, žinai, iš tą dainą. Taip. Tai aš dedu tą būtent tuos žodžius, nes būtent jūsų galvoje yra tas kažkokie zombiai, kurie
kas tavo galvoje, jie pradeda šnekėti, jie pradeda tokius dalykus daryti, bet iš išorės mes kaip ir normalus. Jo. Motyvacija. Pasakysiu savo nuomonę, ką skaitęs ir pačioj pradžioj, kai pradėjau bėgioti, galvojau, kad tu turi būti motyvuotas. Ir kažkaip motyvuoti save tos būdus. Nes jeigu nemotyvuotas, kažkas yra negerai. Ir tuo laiku, aš atsimenu, turėjau, dabar galiu drąsiai gal net pavadinti lyga kabutėse per šypsnį, būdavo YouTube videos. Trumpi ar ne, ir jie sudėti iš įvairių speakerių. Ir tau atrodo, nes oda šiurpsta, tu jau čia pasiruošęs varyt, pro duris bėgti ir taip toliau. Bet ta motyvacija, po to pradėjau žiūrėti, atsirado tokie žodžiai kaip toxic, pavyzdžiui, positivity, toxic, motivation. Labai populiaru dabar. Jo, tai dabar atrodo į visiškai kitą pusę nuėjo. Motivation is bullshit. Disciplina is the key, ar consistently is the key. Tai dabar atrodo populiaru yra visiškai kitaip sakyti. Kaip iš tavo profesionalios pusės, ar ne, kaip tu vertini tą motivaciją, kokį vaidmenį užima, ar ne, kaip disciplina čia įvažiuoja, ar pradžiai kaip tik turi išvežti motivaciją, jeigu taip bendrai žiūrint, ar ne, tu turi kažkokį, noriu pakeisti gyvenimo stilių, tu motyvuotas, paklausai video, kažkoks įvykis įvyko, po to jinai natūraliai feidina, tada gal atsiranda tas klausimas, o kokio velnio aš tą darau, arba tai jau tampa įpročiu, ar ne? Aš tiesiog įpratęs tą endorfiną gaut bėgdamas ir panašiai, ir viskas, ta motyvacija man taip ir nelabai rūpi. Tai va, ar motyvacija yra blogas dalykas, jeigu taip trumpai, kokį jinai vaidmenį atlieka? Tai motyvacija negali būti blogas dalykas pati iš savęs, bet žiūrint, kur tu ir iš kur ją gauni, čia yra klausimas. Motyvacija labai geras dalykas. Geresnis dalykas už motyvaciją yra pyktis. Tai reiškia, nes jeigu tave kažkas nors supykdo, tu gali neturėti motyvacijos, bet tada atsiranda noras tą daryti. Tai irgi reikia išmokti jį kontroliuoti. Jeigu ne iš specialisto pusės, jeigu tavo įdomu mano asmeninė nuomonė, tai mano asmeninė nuomonė visi sportininkai, kuris aš dirbu ir žino, aš nuo pat pradžių positive psychologist bullshit, aš visą laiką sakydavau. Nes čia yra absoliučiai nesąmoningas dalykas. Ir ypač... O jeigu plačiau, tas positive psychology turiu omeny, kai tu turi pozityviai galvoti... Viskas super, viskas gerai, viskas tik gera ir panašiai. Nesaugu turi būti negatyv. Bet šitoje situacijoje mes turime logiškai žiūrėti, kaip kas veikia. Aš čia labiau... Tu turi būti kaip tiksliųjų mokslo atstovas šitoje situacijoje. Čia nieko nėra nei pozityv, nei negatyv. Kai esi psichologijai, tau pirmas dalykas, kaip ir pasakoma, nėra ten teigiamų ar neigiamų emocijų. Ta prasme, tai yra tiesiog emocijos. Tai yra tas pats eini šitą logiką ir toliau. Ir jeigu tu sakai, motyvacija, pasiklausiau speakerių, viskas gerai, kažkiek veikia, po to neveikia. Pirmas dalykas yra, motyvacija turėtų būti kam, koks yra viso šito tavo tikslas. Didesnis, galbūt vertybės. Tada tu suprasi, kur tu nes dabar, jeigu tavo pagrindinis tikslas yra turėti, nežinau, ten six-packą, bet tu nekenti mitybos ir nekenti sporto ir tu per kančią ten eini, greičiausiai mes feilinsim pasiekę galbūt six-packą, nes tau reikės tą patį daryti toliau, ko tu nekenti ir ko tu nemėgsti. Kokia tikimybė, kad tu tą darysi? Tai reiškia totalus kelias į užbaigimą, kad ir pasiekus. Tai reiškia, tu turi suprasti, kam, vardan ko ir kaip. Tai motyvacija yra logiška tik tada, kai jinai dažniausiai netgi turi tokį, jinai nebaigtumą, bet tau tas pati veikla patinka, arba tas dalykas, kurį tu darai, patinka. Nes jeigu jinai turi baigtumą, viskas. Dabar reikia naujo sugalvoti, kuria kryptimą einu. Ir ta motyvacija, jeigu tu laiką kečini, čia kaip būna dažnai, tai reiškia, dabar, kad suprastų, man dabar reikės dėti dar daugiau darbo, kad gaut dar mažiau laimės hormonų. Kaip tu galvoji, kaip tai turėtų veikti tikrame pasaulyje? Aš įsivaizduok, tu darai kažką, nežinau, gyveni, dirbi ir pradžiai gauni labai daug neadekvačiai teigiamų atsiliepimų. Bet po to tu dar daugiau dėdi darbo ir jų vis mažėja, nes tai tampa kaip konstanta, kad taip turi būti. Ir jeigu tavo tikslas buvo dėl tų atsiliepimų, tai viskas, tu out. Tai čia yra tas dalykas. Pirmiausia, ko tu nori, kaip tau buvo? Dėl sveikatos. Viskas, tu tą dabar turi, tau patinka ta veikla, super, tai jau yra tavo motyvacija ir kai tu grįžti, wow, šunuolis, super, aš tą darau, koks ir buvo mano tikslas. Tada yra tokia vidinė labiau.
Bet jeigu rezultatų siekt, nu, tai reiškia, dabar bus vis daugiau laiko, vis daugiau pastangų, su mažiau grįžtamo ryšio, arba ne to, kokio tu galbūt tikėjai. Tai motivacija veikia tik tuo atveju, kai tu išsigrynini, kokios yra tavo vertybės ir koks yra tavo tas tolimas tikslas. Tai va, sveika gyvensita, jinai neturi pabaigtinio. Taip. Jinai... Ja palaikyti turi realiai. Būtent, bet jeigu tau patinka ir tada tu supranti, wow, galbūt, nežinau, pastebiu, kad man patinka, atradau meditaciją, galbūt atradau, nežinau, sveiką kažkokį receptą, dar kažką, tai tas tęsiasi, tu nedarai tą per kančią, bet tai atitinka tavo vertybės ir tavo įsitikinimus. Bet sakau, jeigu tavo tikslas yra turėti six-pack ir tu nekinti viso, kas yra susijęs su to, tu gali turėti kokią nori rutiną, tu gali turėti kokią nori motivaciją, bet paslydimo reikalas tu nedarau ir man gera. Tuo tarpu, jeigu tavo vertybės yra, nes ten, pavyzdžiui, sveikata ir dar kažkas, išbėgau, man gera, neišbėgau, man negera. Tai va čia yra tas dalykas, yra tu supranti, bet ne kilometražas šiaip, kad nes yra tas tingi, bet, nu gerai, bus po to geriau, nes aš žinau, kokios mano tolimesnės, nu ten tos vertybinis klausimas, išbėgi ir tu, oi, kaip gera, ten ir panašiai, kad ir kaip buvo sunku. Ir dar žymiai geriau yra, kai tau viskas skauda, nieko nenori ir tu padarai, tada yra žymiai geriau, negu tu geriau jauties. Ir va čia yra tavo apdovanojimas. Aš sportininkams laikas sakau, jūsų apdovanojimas yra arčiau, negu jūs galvojat. Jeigu tavo apdovanojimas tau atrodo bus olimpinėse žaidynėse medalis, ir tai neaišku, kur bus, nes viso gali atsitikti, tai tu 4 metus dirbi, nu tai ir tai daugiau, čia 4 jau prie protinių, 8 ir 12, ir tu gali nieko negauti. Tu statai viską ant vienos kortos. Bet aš tau visą laiką sakau, žiūrėkit, ką daro kompiuteriniai žaidimai, arba tie flashiniai žaidimai. Tu prisijungi, tave apdovanoja, tu padarai, tave apdovanoja, taip, tave apdovanojama, ir tas laikas, kai tu pradedi tam žaidime, ta žodis grindint, viskas, man nebeįdomu, nes apdovanojimas yra per daug mažas ir tu labai greitai nuo jo atsiriboji. Tai va čia įtraukimui labai gerai veikia, ta apdovanojimai ištisini, ten, nežinau, žetonėlis, dar kažkas, bet kuo toliau to pradeda tas mažiau veikti. Tai, pavyzdžiui, mūsų gyvenime mes neturim tų žetonėlių, bet mes turim šitoje situacijoje, aš darau karts nuo karto pareflektuoti tai, kas man patinka. Ir tai nėra pozityvi. Ir tai, jeigu aš blogai jaučiuosi. Rašykis, kas buvo, kad tu blogai, galbūt netaip išėjai į lauką, galbūt maistas, galbūt dar kažką, ir va čia yra tavo ta motivacija, kiekvieną dieną surasti, ką aš galiu kontroliuoti, kas nuo manęs priklauso, nes žmonės dažniausiai per daug užsiėma, kas nuo tavęs nepriklauso. Tada tu užsivysto išmoktas bėgiškumas. Išmoktas bėgiškumas yra tada, kad tu iš savo praeities išmoksti, kad nesvarbu, ką aš daryčiau, neturi jokios realios pokyčių. Nors viskas turi. Viskas turi. Tai va, tos pačios mintis turi. Viskas turi, absoliučiai viskas. Ir kai tu rašai, tu supranti, kad bet kas, ką tu darai, turi. Nes jeigu mes tokia logika vadovautumėmės, tai mes eitume, šiukšlintume. Nu, šiukšlini šitoj situacijai, netgi dabar, ne mūsų tavo logika, aš, pavyzdžiui, surenku šiukšlės, išmetu šiukšlių dėžę, ne dėl to, kad aš galvoju, čia pasaulis nuo to bus, švaresnis, bet tai yra jau tavo tas įsitikinimas, kad, aš dėl to geriau jaučiuosi. Jeigu aš išmesiu, aš labai blogai jausiuos. Ir man šiukšlę išnešti yra ne dėl to, kad man sunku, man lengva, aš net nekyla man klausimas, yra mano vertybinis klausimas. Ir aš šiukšlę nešiu tol, kol ją bus galima išmesti iš šiukšlių dėžę. Tai čia tas pats yra, bet jeigu tau yra sunku, tave mokina ir panašiai, tai, tau tas neįgys. Ir mes matome daug pasaulio šalių, kur čia yra normalu, sako. O kodėl? Paminėjai žaidimus. Dabar toks, negerai, ne dabar, anksčiau atsiradęs trendas gamification. Ar ne? Tai per tą psichologinę pusę yra ir dabar netgi bėgimo, aš pats pakankamai daug esu mąstęs apie tai, ar ne? Kokia tavo nuomonė ir iš specialistų ar asmenė, tas gamification būdas, kaip minėjai, įtraukti žmogų į bėgimą? Ar jis turi irgi tų tamsių pusių, apie kurias reikėtų būti? Jeigu tu šiaip paprastai bėgioji lauke ir taip, tai jau geriau bėgiok lauke ir panašiai ant treadmill, ant šitą bėgimo takelio, šiaip nėra labai gerai bėgioti tavo smegenims ir visiems šitiem dalykams. Nes kai tu nulipi nuo jo, mums pradeda ar galvos, nes tu vietoj bėgai, ta prasme, tu atlieka veiksmą, bet nieks nesikeičia, tai tas turi įtakos. Tai čia yra toks dalykas, kad reikėtų pasižiūrėti, jeigu tai įtraukimas yra dabartiniai visuomeniai. Tai reiškia, dabartiniai visuomeniai įtraukimas yra toksai, kad jeigu nesportuoji, tai bent jau taip.
Bet tie, kurie jau sportuoja, tai irgi yra geras. Galbūt kartais nėra galimybės išbėgti ir tai išsprendžia to. Bet vėlgi nereikėtų prisipiršti prie tų gadgetų, kurie yra, nes žymiai paprasčiau yra išbėgti. Tas čempionatas, ne, aš atsimenu per COVID, netgi per Eurosportą labai daug rodė būtent dviračių čempionatas, kur visi būtent važiavo. Ir ten labai buvo populiaru. Tai va čia yra tas iš bėdos. Bet visą laiką koja maina. Tai jeigu žmogui sunku prisiversti, jisai nesijaučia labai gerai. Tai yra naudos yra labai daug. Bet jeigu tik tai tokia, tai irgi, klausimas. Aš manau, kad į lauką išeiti, išbėgti, išvažiuoti panašiai yra žymiai naudingiau negu namuose prakaituoti ir dar kažką. Nes pats išėjimas į lauką, kai tu išeini ir prabėgai lauke, nesvarbu koks oras, jis tau suteikia žymiai didesnį malonumą, to gryno oro pakvėpavimas. Norėčiau skaityti Saulė Lietuvoje, galbūt kiek mažiau turim, bet šiaip vitamino D, tai yra žymiai daugiau tau kažkokia aplinka, stimulacija aplinka, tu nežinai, kas tiks, nežinai, ką pamatys, keiti savo maršrutą, bėgi galbūt per kitur, dar kažką. Natūralus skrolinimas gaunasi. Natūralus ir žmonės to nesupranta, pasidarykit, pasižiūrėkit, čia lygiai tas pats. Ar žiūrėti pro nuotrauką, ten nežinau, į Eifelio bokštą, ar prie Eifelio bokšto nueiti. Tai ir ten, arba video, labai gerą padarytą video apie Eifelio bokštą ir panašiai turą. Jo, bet gali ir pats. Pačiam bus sunkiau, čia kažkas ne visiškai taip, bus daugiau žmonių, dar kažką, skirtingos emocijos, bet ko tu nori. Bet tas gamificationas dar turiu omeny, jisai ta linija tarp išėjimo į lauką, nes jinai plonėja, kadangi su žingsniamačiais prasidėjo šitas, man atrodo, ir buvo netgi tyrimas, dabar tiksliai neatsimenu, kai ir įmonės skirtingos, ir komandos, ir žmonės, ten nueikim 10 000, tada jau prasideda varžymasis, kurie daugiau nueis. Tai baigėsi tuom, jeigu gerai pamenu, žmonės sėdėjo prie televizoriaus ir tiesiog mosavo tą žingsniamantį vien dėl to, kad pasiektą skaičių. Tai būdavo ant siurblių dulkių, žinau, kad uždėdavo. Jo, tai tikslas tampa visiškai vienintelis motyvacinis priemonė, kuri... Bet tarkim pradžiai. Bet aš šiandien vertybinis klausimas. Ir gaunasi, nesvarbu, kaip turiu laimėti. Ir vėlgi, ar tau pradžiai visi, kad būtumėt aktyvesni ir tada matytų, tu numeti galbūt svorio, tu galbūt geriau jautiesi, bet žmogui man nesvarbu tas, aš turiu laimėti. Va čia tas yra nelogiškumas, kuomet mes labai daug ant rezultato pastatom. Bet galbūt kažkas tapo ir aktyvesnis. Tai aš turiu lygiai taip pat išmanų laikrodį. Niekada nežiūriu, kiek žingsnių, niekada nežiūriu savo širdies dažnio, niekada jis man yra reikalingas tam, kad matyčiau, kas skambina, jau kažkas, kas parašė, ar aš čia dabar turiu eiti iki telefono, neturiu eiti iki telefono ir panašiai. Tai va šitam dalykui. Nes vėlgi, technologijos ką padarėjo, būtent masuoja. Nes turit laimėti. Mums nesvarbu jūsų sveikata, nes pirminis koks tikslas yra, greičiausiai sveikatinimo. O to jis kažkur dingsta. Čia tokia plona riba, tu visiškai teisus. Ir kaip ir tavas, kam tu bėgi? Tavo niekas neįvertins tavo 170. Tas rats. Ir tu kankinėsi dėl kažko. Čia mes turėjom kažkada irgi pranešimą kartu su Danu Rapšiu. Irgi Danas Rapšys tą patį sakė. Medalis tai reikalingas yra visuomeniai. Medalis reikalingas yra žmonėm. Tu žinai viskas, ir jūs sako, kiek iš jūsų žinot, koks yra mano rekordas? Net nei vienas. Tai va čia yra tie dalykai, kad mums svarbiausia yra aplinkai, svarbiausia yra medaliai kažkokie didžiuliai dalykai. Bet jeigu tu tuo vadovausias, tai bus labai sunku, tai tavo gyvenimas vieną kartą ten per metus ateina tavo apdovanojimas. Dirbkit darbą, kur jums vieną kartą moka algą. Arba dirbkit darbą, kur gal po 8 metų gausit vieną kartą labai didelį algą, bet gali būti, kad nieko negausit. Kur motyvacija? Dar vienas įdomus dalykas, be motyvacijos yra dar ir toks stresas, baimė, kuri irgi varomoji jėga yra ir pyktis minė, ar ne? Tai gal dar prie streso ir baimės prieš einant prie jų pyktis. Vienoje knygoje suskaitęs, pyktis yra pavojinga emocija dėl to, kad ne tai, kad jinai bloga yra, bet jinai yra daugiausiai energijos kainuojantis žmogui, daugiausiai energijos kainuojanti emocija. Tai geriausia emocija. Ir geriausia. Pagal mane, sporte čia yra geriausia emocija. Tiesiog mes pykčio, kaip jinai kainuoja daug energijos, bet mes ją dažniausiai išeikvojam, išmetam lauk, mėtam daiktus, rankomės, daužomės, įsitempiam ir panašiai. Bet jeigu tu turi pykti ir jis turi krypti,
aš supykstu ir dabar eisiu ir padarysiu, nu nieko nėra stipriau. Būtent. Tai yra daugiausia energijos eikvojantis, bet jeigu tu ją turi kryptingai panaudot, o tau sakyt, nes vėl tingi šiandien. Mhm. Ai, tingiu, nu užsidedu ir nuėjau. Bet prieš tai aš motyvacijos neturėjau. Tai vat pyktis, jeigu turi krypti ne į kažkokį žmogų, ne į save kaip prieš save, bet tarkim į savo kojas, kad aš dabar padarysiu, arba į savo kažkokią veiklą, nu, tai yra nesustabdoma jėga. Kaip patartum valdyti tą pyktį, kad jis būtų iš tavo pusės bent jau pažabotas ir nebūtų tau pačiam destruktyvus? Kai ateina, turėkit užduotis, kurias jūs atliksit su daugiau passion, su daugiau energijos, su daugiau viso šitą. Tai vat pyktis, kai jums yra pyktis, vat aš sakau, sportį ypač, nu, supykit, noras yra supykti. Ir tada, jeigu uždikrepšinį, į dėmesį, į kamuolį suteiktą pykti, į kojas sulenktą pykti. Čia yra tokia didžiulė energija, bet jūs tada į kur tą pykti? Šnekėti su teisėjais, ten varžovą tiesiog stumdyti ten ar dar kažką. Ne, sutelktą pykti į aiškę užduotį. Ir būk pasiruošęs tas užduotis, kur tu gali ką gali daryti. Tai tas pats ir pas tave ateina pyktis, va, susinerinu ir tada imu bėgu, va dabar va bėgsiu, mane kaip Forestas Gampas ten ar dar kažkas. Bet čia yra tas dalykas, turėk krypti. Nes kai nėra, tai pyktis va tavo yra daug energijos sueikvoja ir tą energiją reikia kažkur išleisti. Jinai negali puodas virti, bet, nu, niekas uždarytas. Taip, tu turi kažkur ją išleisti. Ir tada tas ištribūna. Mes rėkiam, mes baramės, mes daužomės, mes kiti pradeda valgyti, kiti dar, nes energijos baisiai daug yra. Taip. Ir nėra, aš neaišku, kur jas padėti. Mes nemokam jos padėti. Paminėjai Forestą Gampą, dar viena tokia žinoma asmenybė yra Gogginsas. Irgi įvairiausių nuomonių yra. Ir vienam interviu vienam podcast'ai jisai minėjo, sako, aš mąstau taip. Ryte pabundu, laukia -10, sninga, šalta vėjas pučia. Pirma mintis man, kaip nenorėčiau šiandien bėgti 50 km. Aš šiandien tą ir darysiu. Ar tai nėra kažkokia plona linija su vos ne savęs baudimu? Gogginso irgi labai daug kas klauso, viskas super, bet nu ne visiems pritaikomas yra dalykas, jis ten ir buvo ten tą 4-4-4, ten tą... Taip, dabar populiaru daryti. Jo, tai... Tas, sakau, čia yra tokia plona riba. Pirmas dalykas, tau reikia suprasti, kam tu to darai. Tai jeigu Gogginso, tai mes, žinant jo istoriją, tai jam patinka, vat būtent jį veža tas kentėjimas, iškentėjimas ir padarimas ir laužimas ribų ieškojimas visą tą istoriją, kai jisai per visas šitas pagrindinės organizacijas, kuris bandė patekti ir kur pateko. Ne, čia yra tas dalykas, kad pirmiausia reikėtų, nu, koks yra, kam tu tą darai. Jeigu tu nori save kankinti ir tu jauti iš to malonumą, okei. Bet daugiausia žmonių vat kam, nes jį mato kaip kankintoją, jį mato galbūt kaip sveiką, ten, bet kas nėra visiškai sveika, jau ten yra kraštutinumas toksai. Pirmiausia, tu turi žinoti kam. Va čia lygiai tas pats, kai mes matom žmogų senjorą, tai va sportuoja žavisi, bet jis nedaro nieko ekstremalaus, tokio nėra to ekstremumų. Tai reiškia vaikščiojimas, judėjimas, paprastas ir panašiai. Pats judėjimas iš esmės labai reikalingas. Bet vėl, kokia yra tavo pagrindinė to mintis? Tai va, turint Gogginsą, žmonės kartais per daug aklai seka ir, nu, žiauriai susigadina savo organizmus. Nes čia kaip ir profesionalus sportininkas, visi sako, norėčiau būti profesionaliu sportininku. Nu, greičiausiai, kai žinotum, ką reikia daryti, nenorėtum, nes po to ant vaistų daug kas sėdi ir dar kažką, nes, nu, yra organizmas nualintas. Tai čia yra ta plona riba. Pirmiausia, išsigrynink, kam ir ko. Tai visa esmė yra. Nu, mes dažnai, kaip minėjai, matom tą gražų fasadą, šypsenas, kerti liniją ir taip toliau. Atsimenu, viena reklama buvo Nike su Mo Farah, man atrodo, britų bėgiko, kai jisai kerta liniją, finišą su šypsena ir tada atsukama juosta atgal ir rodo, kaip jisai ten nusiema vos nekraujuotas kojines ir taip toliau. Ir vienoj vietoj skaičiau, kokia tavo nuomonė. Jeigu aš matau tik fasadą, mes žavimės, kai žmogus turi kažkokį gebėjimą, tebūnie tai ne tik bėgimas, kuris yra tikrai aukšto meistriškumo. Mūsų tiesiog kaip žmonės tas žavi. Bet jeigu mes pamatom, kiek tam buvo skirta valandų, mat aš šitą pavyzdį irgi vis laik sakau, ten tarkim kažkuriem draugam ar pažįstam pasakai, aš nubėgau 100 kilometrų. Wow, sako, tu kietas. Bet jeigu žinotumėt, kiek literaliai 1000 valandų buvo įdėta darbo, ar ne? Ir galbūt tu, draugas, kuris man sako, wow, koks tu kietas, galbūt tu skyręs tiek pat valandų, nubėgtum tą atstumą 2 greičiau. Tai
Tai yra tiesiog juodo darbo rezultatas. Ir vienoje vietoje esu skaitęs, kad tai žmonių akyse, jeigu jie pamato tą juodą darbą, tebūnie to čempiono ir taip toliau, tas vertinimas, koks jisai, wow, jisai žemėja. Ar tai yra koreliacijos, kad jeigu aš nematau juodo darbo, matau tik rezultatą arba jau performansą tą, aš sužavėtas, bet jeigu pamatau virtuvę, pas mane šiek tiek išsilygina. Nes natūraliai mesgi lyginimasis tas yra iš tikrųjų ir tada, kai tu pamatai, blemba, ir aš norėčiau, ir tu nori, kai mes visą laiką norim to gražiosios pusės, bet ar tu nori dirbti, nenoriu. Ir tada, faina, bet aš tai taip nedaryčiau. Čia yra labai paprastai, nes įsijungia tas, wow, faina, norėčiau, jėga ir dar kažką. Aš sportininką visą laiką sakau, rodykit tą tikrąją pusę. Pas mus bet kur yra rodymas tos gražiosios pusės. Tai yra tos gražiosios pusės, kad, nubėgo čia per 10 sekundžių ir gavo medalį. Jo, bet darbas yra žymiai ilgesnis. Nes aš tiek matau verkiančių sportininkų pas save ir visi galvoja, čia tik tai man, o jiem visiems yra šitas dalykas. Tai reiškia, nėra tik tai man. Jie beveik visi susiduria su tom panašia problema šitoje situacijoje, kad nori labai daug stipriai, spaudimas yra labai didžiulis ir jie galvoja, kad čia tik tai aš toks. Visi taip pat ir aš noriu, kad parodytų visą laiką tą pusę, kad suprastų, kad vaikas, kuris atėjęs sportuoti, jis susidurs su tuo. Ir tai yra visiškai normalu. Nes atrodo, blema, čia tik tai man. Ne, visiems. Ir lygiai tas pas Rūtos Meilutytės filme, parodė būtent, kas slypi už to, tas pasiruošimas ir dar kažką. Tai vat, kad parodytų ne tik tai tą, kad parodytų, kas vyksta po iškovotų medalių, kas vyksta po šitų. Labai daug sportininkų sako, sunkiausia ir blogiausia yra po medalio, kaip būtų visiems keista. Čia yra blogiausia, sako, gyvenimo laikotarpis būna. Spaudimas tik didėja. Noras didėja. Visur tave kviečia, visur daryti, tu nori ilsėtis. Ta sako, kaip tu turi gerai jausis, o tu esi pavargęs. Tai čia yra tas dalykas, kad, aš tiesiog visą laiką prašau, parodykit, kaip yra iš tikrųjų. Nes aš matau irgi podcastuose dalyvauja dar kažkur, tokia viskas super, viskas faina. Aš tai žinau, kad ne. Nes aš dirbau su jais ir tada. Ir dabar, kai žmonės pradėjo daugiau šnekėti, tai galbūt ne tai, kad tu sakai, ne tai, kad pagarbos nėra, bet atvirkščiai gauna daugiau tokia relatable, supranta, kad jų gyvenimas yra toks pats kaip mūsų, tik mes galbūt dirbam tokį darbą, vat jie irgi eina ir daro. Tai reiškia, yra lygiai tas pats, jie tampa arčiau žmogiškesni. Bet dėl to, kaip sako, faina, tai nes pats save prilygina, blem, aš taip nedaryčiau ir tau tiesiog nebefaina. Taip. Vat jeigu sakytum, tiek vareikia, faina, tu prabėgai ir man yra motyvacijos ir aš norėčiau. Tada tu sakai, čia reikės tiek treniruotis. Tai tada nenori. Čia su bet kokiu dalyku, jeigu tau sakytų, nori, bet čia reikės, tada nenori. Čia lygiai tas pats. Tu tiesiog vertini per save, nes mes viską vertinam per save. Čia faina ar ne faina? Faina, kad tu prabėgai, faina, kad tas sveika. Ir tada sakytų, žiūrėk, tau reikėtų atsisakyti to. Ir tada žmogus sako, tada nedarys. Pas daktarus, ne? To, norint pasiekti, tai tada ne. Šitas pas. Baimė ir stresas. Prieš varžybas. Mėgėjam dabar irgi varžybų, vajezau kiek yra. Nekartą minėjai dėl užsirašymo savo minčių ir taip toliau. Kokios dar galbūt veiksmingos yra priemonės, stresą ir baimę, nenoriu sakyti suvaldyti, norėsiu dar ir prie šito prieiti jų to tokio nešaržavimo, bet jau vertimo tos emocijos tokia negatyve. Kaip ir minėjai, emocija tiesiog yra emocija, baimė yra toks pat kaip ir meilė, tai yra jausmas, bet prieš pereina dar prie jų to negatyvumo, kaip neleistai baimė, tarkim, ir stresui užvaldyti tave taip, kad tu jau elgtumės vedinas baimės ir galbūt darytum kvailus dalykus. Nemiegotum ten iki 5 ryto, žiūrėtum ar trasą, ar savo ten tos bėgimus, kad save įtikintum, kad čia aš tikrai pasiruošęs ir panašiai. Kas būtų veiksmingos priemonės susitvarkyti su tą baimę, stresu prieš tau svarbias varžybas? Susipažinti pirmiausia su tą baimę. Aha. Tai reiškia apibūdint, kas, kur, kaip, kada jinai pasidaro. Duok į vaizdą. Tai reiškia, kad tai būtų ne tik žodis, bet labai aišku, kas ta baimė. Su kuo tu kovoji, kas tai yra, susipažink. Aš visą laiką duodu tą pavyzdį. Ar žinai, kas yra blogiau negu matyti gyvatę? Ne? Kas? Nebematyti jos. Tai reiškia, kai tu ją matai, tu bijai, kai tu nusisuki ir susisuki, tu esi, va dabar tai tu bijai. Tai čia yra panašus dalykas. Jeigu tau atrodo, kad matyti yra baimė, tai ne.
Dėl to tau reikia žiūrėti, susipažinti, kaip elgiasi gyvatė. Tai reiškia, pradėk susipažinti, kada, kaip, kur, ką, kada didėja, kada mažėja. Ir kai ateini ir tu jauti baimę, mūsų pagrindinis noras koks, vat, kad tu sakai, kad jos nebūtų. Taip. Bet jeigu čia yra tavo pagrindinis noras, tai įsivaizduokit, kad jūs bandote, eini vat į treniruotės, nori palavinti, pavyzdžiui, savo bicepsą. Ką tu darai? Kilnoji. Aha, kažkaip taip, ne? O su baime, ką tu darai? Jeigu yra baime, ką tu nori? Pabėgti. Nu, tai kaip tu galvo, kaip ištreniruoji šitas dalykas? Ta prasme, kaip jūsų galvose treniruojasi dalykai? Fizinius dalykus jūs labai gerai treniruojat. Bet jei mes kalbame apie psichologiją, tai reikia iš kažkur manos iš dangaus, ne, kad išspręstų tavo problemą. Tai pirmas dalykas, tu eini mažiausiai imi svorį, užsirašai, tada turi rutiną, kurią tu pradedi tikrinti ir tada žiūri, kokią tai turi įtaką. Aš toliau galbūt nemiegu, mažiau miegu, bet galbūt kūnas atsipalaidavęs, nes aš atsigulęs į lovą, nekreipiu dėmesį, kiek aš nemiegu, o aš visą laiką bandau stengiuosi atpalaiduoti savo kūną. Tai reiškia, tu esi vienu žingsniu arčiau, bet tu susipažini, aš nenoriu, kad jos nebūtų. Aš noriu, kad jinai būtų. Nes jeigu jūs norit, kad nebūtų, tai čia bus didžiausias jūsų priešas, nes, nusakau, kaip su gyvatė bus. Jūs netreniruojat. Turi rutiną, žiūri, kaip jinai veikia. Aha, taip. Keli naujas hipotezės žiūri. Tai reiškia, tu treniruoji, tu nori, kad būtų. Aš savo sportininkas, kokia ateina stresas, sakyti, jėga, noriu ir žiūrėkit, ką darant, kas keičiasi. Aktyvinkit savo parasimpatinę nervų sistemą. Parasimpatinę nervų sistemą, pasižiūrėkit, kaip daug dalykų yra, kas jį aktyvina, ne? Tai reiškia, dvigubas kvaižių kvėpavimas aktyvinant tavo parasimpatinę nervų sistemą, kurie atsakinga už tavo atsipalaidavimą. Krūminių dantų, kaip pavyzdys, kažką valgymas su krūminiais dantimis. Gumos kramtimas. Jo, bet lėtai, stengiasi lėtai, nes jeigu tu ten, pavyzdžiui, priekinis šiepsi dantis, tai atviršiai simpatinė bus, ten streso, parasimpatinė, tai reiškia, tau visur ieškai, kas tave šiaip ramina. Lėčiau eini, lėčiau atlikinėjai veiksmus, kažkokia užsiminėjai veikla, kuri nukreipia mintis. Iš ryto, pavyzdžiui, gali, jeigu pilna minčių, valai dantis nedominuojančią ranką, tai reiškia, kad užimtum kažkuo savo smegenis. Geras. Tai reiškia, yra daug dalykų, kurių tu pradedi ieškoti. Ateinu prie startą, tarkim, darau tempimą, susikoncentruoju į tempiamas vietas, o ne į tai, kai aš prabėgsiu, koks bus mano rezultatas. Tai reiškia, tu turi užimti savo smegenis tai, kad jos žinotų, ką jos daro. Ir kai yra stresas, gerai, būk. Būk, aš tavęs nebandau išstumti, bet aš dabar darau savo darbą ir žiūrėti, kaip tai veikia. Tai reiškia, įgalikit svarbiausia parasimpatinę nervų sistemą. Būdų yra visokių. Sakau, olimpinėse žaidynėse matėte tą, kur vyrukas, kur mesgė šuolininkas į vandenį. Būdų yra visokių. Kiti sako, aš mėgsta pabūti vieni. Kiti sako, mėgstu pašnekėti. Tai turėkit savo situaciją. Bet šiaip, kaip ir tu minėjai prieš tai, the key is routine. Geras. Tai ar tai galiotų ir kitom ne dabar, bet apskritai tom negatyviom emocijom, kurias mes norim kuo greičiau nustumti? Čia pirmiausia reikėtų vėlgi. Su tom emocijom irgi toks, su tom mintim, jeigu yra, tai mano geriausias dalykas, tai kur paraverbaliką galit keisti, bet šiaip irgi tos negatyvios mintis suteikit vaizdą, kas jums tai sako. Nes kai viskas vyksta jūsų galvoje, tai yra ištisai jūsų balsas, esate ištisai jūs, labai sunku su to kovoti. Kai ateina tos mintis, išsirašykit tas mintis, sugalvokit, kas jums tai sako. Galbūt draugas, kuris ištisai duodavo tokius, ištisai daug šneka, daug daro, duokit jo balsą, čia jisai šneka, bus lengviau su to sudirbti. Galbūt tai gali būti personažas filmų. Galbūt tai gali būti daiktas, reiškinys ir panašiai. Pas mane vienas sportininkas buvo sugalvojęs, kad tai yra smėlis prie jūros. Tai reiškia, kad ir kiek tu valytum, namo parsineši. Tai arba tu susitaikai su to smėliu, tu skaičia smėlis. Visai, kad ir kiek valytum jisai bus. Tai dalykas, tu vėlgi sutikį vaizdą. Su mumis yra tokia problema su žmogum. Jeigu aš nematau, su kuo ir prieš ką kovoju, tai yra visur manyje reiškis. Ir tada kūnas pradeda su tavim kovoti. Tai išsitraukit, kas yra jūsų priešas. Sakei tokį 2 žodžių darinį alter ego. Skaičiau knygą, gal prieš 5 metus, rašė apie sportininkus, kurie turi savo alter ego. Kobe Bryantas, Black Mamba, čia gal vienas garsesnių pavyzdžių. Kokia tavo nuomonė apie tai? Ar tai yra universali taisyklė, ar vėlgi? Depends nuo situacijos. Ar galbūt kaip tik dabar... Čia yra vienas iš paskutinių dalykų, kurie aš darau su sportininkais, kai jie išsisprendžia kitus dalykus, tada mes sukuriam alter ego.
Aha. Ir jis yra, šiaip sportininkam yra labai reikalingas. Mhm. Nes, ir šiaip ne tik sportininkam, nes mes, čia nėra toks dalykas, kad Kobe Bryantas susikūrė dar kažką, mes visi jį turim. Mes netkreipiam dėmesį. Mhm. Nu, Jisai susikuria pasąmoningai? ne tiesiog? pasąjungai, nu, alter ego, gerai duosiu labai paprastai. Yra, pavyzdžiui, prezidentas Gitanas Nausėda, ne? Taip. Nu, matot kokios, pavyzdžiui, kalbos, kaip jis sako. Gerai, jūs grįžtat namo, kaip jūs galvojate, taip šneka? Su žmona taip šneka? Tai kas buvo ten? Jis prezidentas yra jo alter ego, tai reiškia, jis yra kaip jo personažas, kurį jisai turi padaryti. Mhm. Tu eini lygiai taip pat į, nežinau, ten, pavyzdžiui, į mokyklą turėjai vieną personažą, tada Taip. eini treneris, tu esi kitas personažas, tu esi pats kaip bėgikas, esi dar kitas personažas, tai reiškia, personažas, kaip tas alter, jis egzistuoja pas mus visus, tik mes galvojam, kad čia yra kažkas tokio, wow. Bet labai svarbu, kad dažniausiai mūsų pagrindiniai veikloje mes su ja taip susitapatinam, kad mes ir neatskiriam, kur esu aš tikrasis ir kur yra mano kaip personažas. Nes sportininkas, jis yra vertinimas kaip personažas. Tai reiškia, aplinka įvertina ne kaip žmogų, nelabai rūpi va tos va žmogus savybės, kur tu pasakai, kiek tu rūpi, ar tu prabėgai, ar tu neprabėgai. Taip. Tada tu vertink savį kaip personažą, koks nori būti. Pavyzdžiui, yra labai daug sportininkų, jų yra kuklių, ten ar dar kažkas. Būk kuklus. Bet tavo personažas gali būti kokiu tik nori, kokio reikia tavo sporto šakoje. Ir tada jam yra žymiai lengviau įsijausti jį ir būti juo, nors tai prieštarauja jo asmeniniam savybėm. Tai reiškia, jeigu aš sakysiu, 2 valandas pabūk ramiai, nu ir pabūsiu ramiai ten arba dar, arba 2 valandas vaikščiok išsitiesęs ir pavaikščios išsitiesęs. Bet jeigu tau sakyčiau, nu visą laiką toks būk, nu tai jau man kertas. Tai reiškia, tą personažą, tą alterį mes visi turim. Čia nėra, sakau, kažkoks wow dalykas. Beveik visi dalykai, kuriuos jūs naudojat, arba kur aš naudoju su sportininku, mes juos turim, tik mes juos netkreipiam dėmesį. Tai alter ego vienas iš tokių dalykų, mes juos turim. Tu eini treniruoti, tu vienoks, tu eini, nežinau, su šeimos nariais gali mes būti atviresni, labiau užpykti, o tam tikros situacijos mes kažkodėl nesusinervinam dėl tokių pačių priežasčių, nes būtent tu eini į savo personažą. Tai dvigubas kvėpavimas yra lygiai tas pats mūsų įgimtas dalykas. Vaikas, kai jis bando ramintis, jis būtent kvėpuoja dvigubą kvėpavimą, kad nusiramintų. O kas yra dvigubas kvėpavimas? Tai reiškia, kur tu įkvėpi ir ant viršaus antrą kartą įkvėpi ir išpūti. Tai reiškia, kai vaikas raminasi, jisai tą kūkčiais, tą verkimą daro, kur tik nereikia taip greitai iš to situacijoje, vaikas daro tą greitai, bet daro lėtai. Tai reiškia, vienas tas, ant viršaus antras ir iškvėpiu. Tai yra, mes visi šitą turim. Bet mes jos nenaudojam, todėl kad mes netkreipiam dėmesį, taip pat ir su alter ego. Mes visi turim, bet kai reikia, mes jos nenaudojam, mes susitapatinam. Aš kaip žmogus esu ir pralošiu, čia nepasiseks, priimsiu kaip žmogus, nors iš tikrųjų čia kaip personažas, tai reiškia, tai yra tavo grinai viena ta dalis. Ir kai tu išmoksi atskirti, tai ir būna, kai žmonės namo parsineša darbą ar dar kažką, tu labai atskiri, kad tai nėra tavo, tai yra tavo tik tai dalis, tai nėra visas tu. Ir kartais sportininkai tai yra visas aš, ne. Tai alter ego ir tampa įrankiu atskirti, kad paimsiu pavyzdį, tarkim, darbe, ten aš vadovas. Tai tavo identitetas gali tapti, aš esu vadovas visur, tai alter ego yra būdas atskirti, kad būtent tu darbe esi vadovas, ten tavo vaidmuo. Ir tai būtų labai naudinga, nes dažnu atveju su vadovas yra tas dalykas, kad aš vadovas ir jie namo perneša tą vadovavimo dalyką. Tai reiškia, tu labai atskiri, va šitų man reikia savybių čia, o šitų savybių reikia čia. Tai čia visur yra tas, sakau, čia nėra kažkoks wow dalykas, kad ten Kobe Bryantas ar dar kažkas sugalvoja. Mes turim, čia yra tiesiog žmogus paėmė iš paprastų dalykų, jūs visus atsakymus turite savę, tik sakau, mes nekreipiam dėmesio, mums svarbu laiką pakeisti, bet mums nesvarbu surasti savo šitų detalių. Jeigu vieną trumpą paprastą patarimą link ten einant žmogui, ar ne? Jisai jaučia, gerai, mano identitetas, tarkim, mano rolė darbe, lygu mano identitetas. Koks būtų pirmas žingsnis galbūt link kūrimo alter ego, tai yra atskirimo, aš nesu tik vadovas, aš esu ir tėtis namie, tarkim, draugas, draugų kompanija, kas būtų tas pirmas toks lūžis į tą pusę atskirimą? Aš pirmiausia sakau, apsirašyk savo kaip žmogaus, kokias turi savybės. Ir jos dažniausiai nėra kraštutinės. Tai reiškia, nieko beveik nėra tokio kraštutinumo pas mus, tai reiškia, aš esu, nežinau, intravertas, ten kaip pavyzdys. Bet tai nereiškia, kad aš negaliu bendrauti, bet aš labiau mėgstu ten skaityti, praleisti su savim laiką. Ir tada apsirašai, kokių savybių, kaip tau atrodo reikia, kai vadovui. Ir tada sukurk to vadovo vardą.
Tai vat, ką, jeigu aš prezidentas, aš įeinu kaip prezidentas, tai reiškia pavadinimas kaip įeinu. Sukurk, kaip tu į save sukursi, kokį turėsi vardą. Tada sukurk šitą, kaip tu įeini į personažą ir kaip tu iš jo išeini. Tai turi būti labai aiškus dalykas, nes kitu atveju pradėsi mėtytis. tą procesą, kaip tu įeini į tą personažą, turiuomenį, tu pats savo turi apsirašyti ir žinoti, kada Aiškus įėjimas, aiškus išėjimas, tai reiškia, kad aš dabar personažai ir negali primint gal vaikščioti. Mhm. Esu skaitęs, irgi labai įdomi tema buvo, kai šaltė ir santykiai, tarkim, šeimose būna, jeigu ypatingai darbe stresas. Ir vieną tokį straipsnį skaičiau, man patiko, ten buvo tokia kaip metafora parodyta. Mes ateinam į darbą ir tarkim, mane puola vadovas, toksiška aplinka ir bendradarbiai pikti ir taip toliau. Aš užsidedu tokius, galima sakyti, metalinius šarvus. Ir kadangi aš juos nešioju kasdieną, 8 valandas darbo dienom, aš grįžęs namo, juos ne vis laik nusiemu. Taip. Ir tas tada perina ir žmona, ir vaikam, ir taip toliau. Ar alter ego principas čia galbūt irgi padėtų šitam switchui? Tai tie šarvai yra tavo alter ego, jeigu mes jau taip kalbėtume. Aha. Tai bet čia yra klausimas, aš užsidedu tos šarvus ir aš nusiemu. Turėtų būti labai aiškus dalykas, kaip tu įeini, kaip tu išeini. Tai kai tu nesi apsirašęs, tavo tiesiog automatinis elgesys tampa. Tai jis turėtų būti va taip, kaip įeinu, kaip išeinu. Šito nėra. Geras. Tai turėtum ir čia visiems sportininkams, tas ir šiaip žmonėm. Nu labai aiškiai įeini į personažą. Sudėtingos situacijas mes automatiškai įeinam. Bet tas turėtų būti ir kitur. Tai reziumuojant alter ego, daugiau problema yra, kad mes nesam sąmoningi tam virsmui ir to personažo egzistavimui. Jo. Ir kitas dalykas, šiaip tikrai turit vietų, kur jūs esat sąmoningi ir nepagalvojat, kad čia yra alter ego. Tai reiškia, užsidedu, nežinau, kostiumą ir man reikia eiti į kažkokį, nežinau, pristatymą ir dar einat pasitempę greičiausiai visi, dar kažkur išeinat, nusiemat, taip. Čia geriausias, žinai, pavyzdys yra, kuomet buvo pandemija ir žmonėm pradėjo galvas suktis, todėl kad jie tais pačiais rūbais sėdi, dirba, tais pačiais rūbais valgo, tais pačiais rūbais vaikšto panaus ir panašiai. Tai reiškia, tu niekada neišeini iš pozicijos ir tai viskas susimuša ir nesupranti, kas kur yra. Tai reiškia, mes irgi sakydavom, renkitės kaip į darbą, o ne po ten trūsikais, žinai, ir tik tai kostiumą ir po to vaikščiokit po namus. Tai reiškia, rengės kaip į darbą, baigėsi, nusirengi, persirengi. Tai reiškia, į labai aiškiai tu turi įeiti į poziciją. Aš turėjau, atsimenu, tuo metu darbo per pandemiją, tai aš išeidavau į lauką. Aš po darbo tiesiog išeidavau pasivaikščiot pusvalandį ir toks gaunas, tu kaip ir grįžti iš darbo. Taip. Toks resetas. Tai va čia yra, įeini ir išeini. Nebūnant šito, nu va čia va žmogus dažniausiai ir turi tas problemas. Netgi ir sako, pavyzdžiui, jeigu žmogus išeina į pensiją ar dar kažkas, vis tiek tu turi turėti kažkokią rutiną, nes po to, susimaišo. Arba netekus darbo, ar dar kažką, turi būti kažkokia rutina. Nes kitu atveju nėra nieko išėjimo, nėra nieko ir žmogus tada palūštų. Turėkit labai aiškiai, kad čia yra tik tai dalis. Tai. Geras. Dar norėjau paklausti, ne iš sportinės pusės, ar ne, turiu egzaminą artėjantį, turiu projektą darbą kažkokį paruošti. Tau matant ir tą pusę, ką tu matytum tie žmonės, kurie nesportuoja, ar ne, neturi tokių užvežtų tikslų fiziniai plotmei, bet turi darbe, siekia karjeros, nori rezultato gero pasiekti, pristatymą gerą padaryti. Ką tie žmonės galėtų iš sportininko paimti, arba iš tų sportinių principų psichologijos? Kas būtų tie geros praktikos, kurias galima perimti būtų? Visų pirma, sakau, nesikoncentruokite rezultatą, kad tu turi padaryti gerą prezentaciją ar dar kažkas, nes po geros prezentacijos visi norės, kad dar vieną darytų. Ir dar. Koncentruokis, ko ir kokių tau įgūdžių reikia ir kaip tu juos lavinsi. Nes niekur nedings. Prezentacija gali neišeiti, tada suprasi, kokių man įgūdžių trūko. Judėt, ten kaip pavyzdys, jeigu tau reikia pasitikėjimo, ten tarkim savim, tu žiūri, kas didina tą pasitikėjimą savo. Aš duodu tokį pavyzdį, įsivaizduokit, kad aš, tarkim, čia sakyčiau, čia yra vaistai nuo visų ligų. Padėčiau ant stalo ir tu manęs klaustum, Andriau, kaip padarėjai? Sakysiu, nežinau. Aš pasitikiu savim ar ne?
Būtent. Ne? Ko man trūksta? Man nereikia, kad būtų rezultatas, man reikia žinoti, kaip ir ką aš padariau, tam, kad aš galėčiau pakartoti. Tai kai jūs einat kažkur į darbą ir dar kažko, jūsų galutinis dalykas yra ne rezultatas. Jūsų galutinis dalykas yra žinoti, kaip padaryti. Ir jeigu jums trūksta, tai labai blogai bus, jeigu jums išeis. Aha. Tai tampa našta ir... Tai yra tas poskas one trick pony ir panašiai, kur tu ant vieno dalyko tau pasisekė ir tada tu nebegauni tiek daug kitą kartą padarant, nes tau nebešina ir tu nežinai, kaip pakartoti ir tu turi didesnę problemą negu naudą. Tai yra visą laiką dalykas, žinokit, ką tu sudėjai į vidų, žinok, ką įdėjai, nesvarbu, kaip tau pasisekė, tu kažkur tada nujudėsi. Čia yra ir paralelė su tuo, nekartą esu girdėjęs darbe, tarkim, žmogus strečina save iki limito, padeda visiems, viskam sako yes. Ir tai tampa norma visiems, kad jeigu aš eisiu pas Juozą, jis man vis laik padės, tai tu tada visiškai sudegi, nes įsitikėsi, kad tu atsakysi per valandą e-mailą bet kurį. Būtent. Tai reiškia, tau reikia žinot, kas ir kaip veikia, tau nereikia, kad turėt rezultatą. Rezultatas pats iš savęs, nežinojimas, kaip tu padarėjai, daugiau yra žalingas negu naudingas. Man labai būna pikta, kai nežinau kaip. Nu, tai reiškia, mes nieko neturim, mes dabar turim tik spaudimą. Bus sunku. Norėjau tavęs paklausti įdomesnio scenarijaus. Ar esi sutikęs klientą ar pacientą, nežinau, pacientų gal neina vadinti, bet tarkim situacijoje, kai žmogus, su kuriuo teko dirbti, visiškai netiki psichologijos nauda. Sako, čia yra šamanizmas. Ir kaip pavyko tą žmogų, galbūt net ir mus žiūrint ir klausantį, klauso ir galvoja, nu tai Andrius čia kažkokiu šamanizmu užsiema. Kaip pavyko tą žmogų, nežinau, jam parodyti galbūt, kad yra toks dalykas kaip psichologija ir jinai veikia? Niekada nerodinėjau šiaip. Nematau prasmės rodinėti, bet tik tai dažnai būna pas to žmonės sako, kad neveikia, čia šamanizmas dar kažkur, bet tarkim, jei kažkur nepasisekė, dažniausiai apkaltins psichologiją. Tai čia yra toks įdomus dalykas, kad neveikia, bet kaip pasiteisinimas labai geras pasiteisinimas. Niekada nematau prasmės įrodinėti, nes psichologija irgi yra, norint dirbti su žmogum, jisai pats turi norėti dirbti ir daryti. Čia ne tik psichologija, jeigu aš paimsiu, nueisi pas trenerį, pas kurį tau reikia treniruotis ir sakysi, aš tavim netikiu ir aš nedarau, tai ir neveiks. Bet šiaip dažnu atveju, psichologija veikia visus, tai reiškia, tas pats mintis, mąstymas mus visus veikia. Tu gali sakyti, kiek nori, kad ne. Bet jeigu neveiktų, tai žmonės neturėtų emocijų, nebūtų nieko, tai veikia. Jeigu kažkas nerodytų jų, būtų visi, gal galėtume sakyti. Bet šiaip aš naudojuosi labai paprastu tokiu posakiu, man atrodo, jis iš rytų yra kilęs, kad buvo mieste atvažiavo Visažinis ir jo uždavė klausimą, kokia yra ten ilgo ir gero gyvenimo paslaptis ir sako, nesiginčyti su kvailiais. Ir atsistojo iš minios vienas žmogus ir sako, aš su jumis nesutinku. Ir Visažinis sako, taip, tu teisus. Ir taip užsibaigė tas visas ginčas ir tas žmogus visą laiką galvojo, kaip jis yra protingesnis negu Visažinis. Tai šitoje situacijoje yra, kam reikia eikvoti tavo energiją, žmogui įrodinėti. Čia yra labai dabar geras, tas posakis eina, kad žmogų apgauti yra lengviau negu įrodyti, kad jis buvo apgautas. Tai va čia yra tas pats dalykas, kad, nėra prasmės. Aš turiu tiek daug visko padaryti ir kai man kreipiasi žmonės, ir pavyzdžiui, kartais paaugliui dar kažką, aš visą laiką sakau, o pats paauglys nori dirbti? Ar jūs norite, kad jisai dirbtų? Sakau, nes kitai prasmės nėra. Ir dažniausiai tada prašau, tegul pats paauglys parašo. Tada aš matysiu, koks yra noras. Nes bet kokiam darbė, jeigu žmogus nemotyvuotas dar kažką, aš nematau prasmės jam įrodinėti. Kam? Jam to nereikia, o kam tau jam įrodyti? Kas nuo to pasikeis? Tai yra toks dalykas, kad aš niekada neįrodinėjau, pirmas dalykas. Antras dalykas, netgi mano darbe aš niekada nesu turėjęs reklamos ar dar kažką, kaip aš dirbu. Tai reiškia, mano netgi telefono numerio negalima rasti internete,
ar kontaktų, kaip su manim susisiekti. Tai reiškia, žmonės man per Messengerį rašo arba LinkedIną. Tai yra tas dalykas, kad manau, kad viskas gerai yra su ta reklama, dar kažko, bet aš turėjau visą laiką tokį, kam reikės, tas suras. O kas galvoja, gal reikia, tai tiesiog išeikvos mano laiką, telefonas skambės, o man reikia dirbti. Tai yra tas dalykas, kad labai gerai atsisvėjo žmonės. Ir tada dažniausiai jo numerį turi federacijos, ten tarkim, olimpinis, kuris dar kažką. Bet šiaip jo nėra niekur. Ir visi tą patį rašo. Bet čia kažkaip per Messengerį gal nemalonu. Aš jau matau intenciją, kad tu nori dirbti, visas ok, reiškia, mes galime tą padaryti. Tai yra tiesiog tokio pirmo žingsnio judėjimui. Taip. Jeigu jau tavęs ieško, jau ateina žmogus su intencija kažką keisti. Paskutinis klausimas, Andriau. Prašymas gal toks ir patarimo. Paklausys žmogus šio podcast'o arba pasižiūrės. Esu irgi skaitęs ne vieną kartą. Žmonės perka tuos self-help books. Self-development irgi banga. Čia yra atskira tema, apie kurią matyti irgi galima valandą šnekėti. Turiu 10 knygų ar 20 nusipirkęs namie prie lovos krūvą susidėjęs ir atrodo vien dėl to fakto, kad aš tas knygas turiu, aš jau jaučiuosi toks šiek tiek įgalintas, bet kur, kaip ten, when the rubber hits the road, ar ne, vat tos jungties kaip ir trūksta. Paklausiau Andriaus. Viskas kaip ir make sense, ką šneka, ar ne? Kaip tą, kaip sako, visą sielą paverst kūnu, kaip tuos pirmus žingsnius padaryti tą pokytį, galbūt pradėti užsirašinėti ar pradėti reflektuoti save. Kas būna tie galbūt geri patarimai, kaip tą pradėti daryti, kaip tai ne tik paklausyti, protingai pašnekėję, su visko sutinku, padėtsė, tai nukirto podcast'o klausyti ir viskas baigėsi tik, kaip tu minėjai, mėgsti praktinius dalykus parodyti ar ne, bet šiuo atveju baigėsi viskas teorija. Kaip pereidinėti ant tos praktikos? Jeigu mintis pilnas, rašyk. Kai mintis tuščios, skaityk. Viskas. Čia yra paprastas dalykas. Tai reiškia, mes dažniausiai norim rašyti tada, kad aš dabar turiu laiko, čia pradėsiu rašyti. Ne, turiu tik truputį laiko, rašaisi. Viskas, kas yra tavo galvoje. Pradėti nuo to reikia. Visi sportininkus, kuriais aš dirbu, tikrai daug žino, kaip aš juos vėlgi, neverčiu aš rašyti. Nenori, nerašyk, sakau. Bet aš tai užsirašinėjau ir po to sakau, žiūrėk, buvo taip ir taip, aš turiu informaciją apie jūs. Ar nebūtų geriau, kad tu pats turėtum informaciją apie save? Mano tikslas yra su sportininkais dirbti taip, kad jie daugiau nebeteitų. Tai reiškia, kad jie mokėtų patys dirbti su savimi. Nėra tikslas juos laikyti ištisai. Dėl to ir mano tas darbas krūna, aš papasakoju apie metodikas, papasakoju apie teorijas, tarkim, kokios yra psichologinės teorijos ir kaip būtent tai čia veikia. Tam, kad tu pats dirbtum. Rašykit. Va dabar podcastas, jeigu kažkokia buvo mintis, atsiminsit, neatsiminsit, užsirašykit ir turėkit, kam kur kas naudojam. Aš gal dar išvesiu tokį paskutinį, labai gerai pasakai, turėsiu laiko šiek tiek užsirašysiu, arba nusipirksiu sąsiuvinuką, turiu skiautę, bet ant jos nerašysiu. Ir atrodo, tas barjeras tampa toks šiek tiek ir perfekcionizmas. Dabar gal per daug biškitų minčių, arba čia už valandos kažką turėsiu daryti, arba aš ant skiautės nerašysiu, po to ją pamesiu, reikia nueiti į knygyną, gražią užrašinę. Kaip tą perfekcionizmą irgi, taip sakant, pliaukštel per žaną ir sakyti, o aš galiu ant to lapuko užsirašyti. Tai būtent, tai pradžią rašyk, kol nusipirksiu, surašyk lapukus, persirašysi. Tai čia dvigubą darbą daryti, aš suprantu. Bet šitoje situacijoje rašykit ir o dabar pilna minčių. Tai kuo daugiau minčių, tuo labiau rašyk. Jūs nesuprasit, kaip jūs išlaisvina. Nes dažniausiai jūs tas pačias sukat mintis. Sukat ir tada, kažkaip nieko nepadarau. Parašysit dings. Čia kaip su draugu ar su kažko nueinant pašnekėt, pasakot, baigėsi ta problema. Nes kartais mes didesnes problemas nupiešim, negu jos yra. Andriau, nežinau, kokio dydžio ačiū aš tau sakau už šį pokalbį, tiek, kiek aš pasiėmiau, tai jeigu bent 10% tiek pasiims klausytojai ir žiūrovai, tai manau bus labai, labai didelė nauda. Ačiū už tavo laiką, ačiū už tavo įžvalgas ir nuoširdžiai labai tikiuosi, kad mūsų keliai vėl susikirs, nes kad ir kaip juokinga būtų, aš neuždaviau nei
pusės klausimų, kurias buvau suplanavęs. Dėl to, kad kiekvienas klausimas turi tiek daug prizmių ir jos tiesiog išplaukia, tai čia yra kažkas wow. Tai tikiuosi ir klausytojams buvo lygiai taip pat įdomu klausyti kaip ir man ir tikiuosi, kad mes vėl turėsim kažkada progą ateityje pasikalbėti. Ačiū tau, Andriu. Ačiū už kvietimą, tikiuosi žiūrovam buvo įdomu.